Ką, sveiki prisijungę prie mūsų pirmojo podcast'o. Labas. Pasikalbėjimą į krante. Mūsų tema bus naujos technologijos, dideli laimikiai. Ir aš esu Vytenis. Evaldas ir Gustas. Tad mes trysia bandysim šiandien atsakyti į visą begalę klausimų. Iš tikrųjų, noriu visiems padėkoti už sekimą socialiniuose tinkluose, už begalę klausimų, kurių susilaukim. Tai rodo, kad jums yra tų klausimų, jūs domitės naujomis technologijomis ir norit, kad ta žūklė pataptų kuo malonesnė. Tad už tai ir paprašym savaitę prieš visą mūsų podcastą, kad užduotumėte kuo daugiau klausimų, kas po postų, komentaruose uždavėt savo klausimus, kas asmeniškai uždavėt mums per žinutes, per messengerius ir taip toliau. Iš tikrųjų tai yra gerai, nes mūsų tikslas ir buvo atsakyti gal šiuo tuo podcastu kuo daugiau jūsų klausimų, kad nespėjom mes per dienas į visus besikreipiančius netgi kartais asmeniškai sureaguoti. Tad bandysim sugrupuoti, nes dauguma klausimų, kaip ir pakalbėjom su Chebra, jie pinasi tarpusavį. Jie persipina. Vienas kito, žmonės kiti nesuprant galbūt tiksliai kaip pateikto klausimo. Tai jie pateikia labai panašiai, tik kitais žodžiais. Ir vis tiek abstrakčiai gaunas vienas ir tas pats dalykas. Ir kaip bebuvė, technologijos kas metais spartėja tokiais tempais, kad neduok diev ir žmonės... Mes stengiamės eiti žingsnis. Mes taip, bet daugelis nesugeb spėti kojon eiti ir didžiausia problema yra, kad įsigijus brangų daiktą, kuris yra iš tikrųjų labai geras, nesvarbu, sakykime, gamintojai, bet tam daiktui jūs turite skirti dėmesį, kad įvaldyti. Ja neužtenka įsijungti, išsijungti, jam tikrai reikia daug skirti laiką. Galbūt net ir mes čia jums negalėsim padėti visose situacijose, todėl kad reikia praleisti ant vandens, daug valandų paanalizuojant, kaip kas atrodo. Čia daugmaž kaip Formula 1, kad jums mokytų kažkas TV ekranas ir sakytų, kaip vairuoti. Jūs būkim bėdint, bet teisingai, nebus vieno nustatymų, nebus kažkokia magic pasakymą, kaip pravesti lydekai ar panašiai. Neegzistuoja tokių dalykų. Bet mes galbūt pabandysim suformuluoti bendram kontekst, ko mes galim padaryti, kaip mes galim padėti. Mes su Gustu nuo vandens nenueinam turbūt ten jau ir pakalbėjom, kada išeiginį turėjom, taip ir neradom tų išeiginių. Vytenis iš laivų neišlipu. Iš laivų ir Vytenis yra iš tų žmonių, kuris Gaminberdo Minkoto turbūt žino. Labai senai jau, todėl šitoj srity, mes čia tokie naujokai su Gustu, bet vis tiek. Vienas bičiulis norėjo pajuokauti, sako, užduosiu klausimą, kuris daugiau žuvies pagauna, ar Evaldas, ar Gustas. Vytenis šis klausimas negalioja, nes Vytenis šiaip neišlipa sausumoje iš laivų. Bet vis tiek, turiu viltį, kad Chebra, aš kažkada išleiksim tikrai kartu visi į tą vandenį, viskas gerai. Iš tikrųjų, po podcast'o norėčiau jūsų aktyvumo, norėčiau atsakymų, ar jums patiko ir ko norėtumėt gal ateičiai, tas tęstinumas, nes iš tikrųjų tai pirmas blynas. Lietuvoje aplamai, Lietuvoje nieks nėra tą darė ir vat, kaip Vytenis sako, tikrai dalyvaukit komentaruos, papildykit, klauskit ir jeigu matysim, kad tikrai yra aktyvums, mes tikrai pabandysim antrą dubliuko beveik garantuot, nes visada būn pirms kartus nedrąsu ir žmonėm užklausti, galbūt suformuluoti klausimo, bet mes jums padėsim suformuluoti, jūs mums duokit tik tuos rėmus, kur mes jums galėtumėm įsiterpti ir jau jums pakoreguoti būtent savo klausimais apie tai, kas jums įdomu yra. Taip. Tai gal ir pradėkime, ne? Gal ir pradėkime. Tai iš tikrųjų pirmas Simono klausimas, kaip jūs, Chebryte, manot, ar per ateinančius 5 metus realaus laiko skenavimo įranga taps norma tarp paprastų žvejų mėgėjų? Ir ar nepasikeis žūklė į visišką žiūrėjimą tiesiog į ekranus? O čia toks... Jūs, aš paskui savo nuomonį pasakys. Gusta. Turiu didelę savo nuomonę. Dalyvavome LSL varžybose ir paėmus pernai ir šių metų rezultatus ir varžybas, tai 5-4 kartus iš eilės pavyko užlipti ant pakilos,
ten pirmi, antri, treti nesudaro esmės, bet tikrai toli gražu negaudėme. Vienas etapas, kuris ištempė gaudant live sistema, visą laiką bandome ieškoti tos situacijos tam vandens telkinyje, kas tinka, ko reikia ir kur ta žuvis yra. Kartais reikia nendrynų, kartais reikia žolynų ir tiesiog nėra čia panacėja. Tikrai nėra ta panacėja, kad tik tai live sistema ir ta pelaginė žuvis. Ta pelaginė žuvis palei kiekvieną vandens telkinį elgiasi skirtingai ir vienam telkinyje geriau reaguoja, kitam telkinyje kyla, leidžiasi ir ten viena kita kabo, iš kurios rezultato galima ir nepadaryti ir pagauti vieną kitą įmanoma, bet iš to toli neįsime. Tai mano tokia nuomonė, kad tikrai tas tradiciniai būdai, daug kas juokavo, kad važiuoju pažvejoti tradicišku būdu, tai man kartais sukelia juoką, nes niekada tai neišnyks iš mūsų gyvenimo ir mes važiuosim ir gaudysim, o ta live sistema naujiena, tiesiog ne kiekvienam vandens telkinyje jinai tinka ir jinai šiek tiek papildo mūsų aš tau ir norėjau pritarti ir visiškai Gustui pritarsiu. Niekaip tai nepadengs. Čia yra žmonių, kurie nebandė live system žvejoti pirmiausia nuomonė, kurie nėra bandė, nėra žvejoję, nėra daug žvejoję. Jiem atrodo, kad čia dabar kažkoks vyros užėję visi žvejoji. Tikrai ne. Aš pats nežvejoju, Gus nežvejoju, Vytenis iš viso nelabai mėgsta live sistemas. Turiu omeny, kaip ir Gus sakėt, skirtingi tvenkiniai, visiškai skirtingi. Ką jūs darysit su to live sistem 3-4 metrai giliai kažkokios tvenkiniuos, žulynos. Čia jau su didžiuliu įgūdžiu galim tai daryti, bet tai niekaip nepakeis tradicinis paprastas žvejys. Kaip ir mes juokavom, dabar yra rugpjūčio vidurys ir nei kart nebuvau gaudyti ešerį. Mano pati mėgstamiausia žvejyba ešeris. Taip, vobleriukų, tviečias, nei kart nesu buvęs, nes visą gidauju ir tu, Evaldai, gidauju ir atvažiuoja žmonės ir nori pabandyti tą live sistemą. Bet kits dar momentas yra, sakykime, live. Tai čia lygiai taip pat prieš gerus 10 metų šaunins visiems atrodė, kad čia jau mirtis yra. Visi su tradicinių sonarų. Visi gaudė ir jiem atrodė, čia jau jaučia stebuklas. Ir kai atsirado šaunins matėms, visi, wow, tai čia dabar kokie, čia prisipirkit didžiausio echolotų. Kaip nieks net neišmoka iki šią laiką daugoms net naudotis tuos side imaging. Tai ką kalbėti apie laivo. Plus jisai yra brangus. Bendrai technologijos sudėjus su pakankamai neblogu echolotu ir, sakykime, live sonaru, jie nepigus yra. Tikrai nėra įperkam bet kam. Tai čia dėl to galite ramiai mėgoti. Bus tas etapas, kurie visi norės jį išbandyti. Pas mums taip pat, kaip ir Gus sako, atvažiuoja ir klientai, kurie ir turi, ir nori pasimokyti. Ir pas mane atvažiuoja iš savo, sakykime, asmeninės būn, kad žmonės per metus 2 žuvis tik pagavė su laivu. Ir atvažiuoja ir jie nesuprant, kas jiem nesisek. Tai įsivaizduokit, per metus geriausia technologijai ir jūs negalite žuvis pagauti. Tai, sakyk. Bet keli klientai, kurie grįžta antrą kartą juokauja, sako, žmona manęs daugiau pas tavį nebeišvykti. Kodėl? Sako, pirksiu laivą. Tai čia kits momentas yra, kad tikrai šeim kenč, bet ta šeim kenč, maniakizmų, viens ralių užsiim, kits dar kažkuo. Kai jau mes einam į hobį tikrai tokių rimtų požiūrių, tai visada šeim truputėlį kenčia. O žvejyba atsiprašom, kaip sakyti. Labai gilus reikalas. Ir po jų abiejų ateina klientai pas mane. Ir prasideda. Va tada pamatau, kiek šitie blynų primaitinė. Ir tada prasideda montavimai ir taip toliau. Jo, daugelis iš tikrųjų ir nesupranta tos technologijos, kaip naudotis. Vėl jiem instaliavimas prie laivo, vėl užsikuria begalį diskusijų, dėl ko čia, aišku, neužteks turbūt podcast'o laiko šitą klausimą. Šią temą tikrai tęsim. Tikiuosi, dalinai gal ir atsakym, gal kažkuriem pilnai, gal dalinai atsakym į šį klausimą. Tad žengiam prie sekančio klausimo, kolegos. Taip, tai gal čia Evaldui, kaip supratau, orientuotas daugiau klausimas Tomo. Švedijoje Predator varžybose žvejojant paprastuoju senuoju būdu, mėtant, bet be jokių live skenavimų,
yra tikimybė jas laimėti ar nelabai? Labai aiškiai pasakys, nei vien su Live Sonaru nėra laimėjęs šitų varžybų. Live Sonaras yra 4 metai, mes pats su Tomu tikrai sėkmingai praeitais metais sudalyvavom, bet visi, kurie laimėja, nei vien su Live Sonaru negaudė. Va, jum yra atsakams. Atsako, mes nenurašykim, tai technologija visų. Jei žmogus nemau gaudyti, jisai ir nemau gaudyti, jokium technologijai neišgelbės. Jinai truputėlį gali pagelbėti jum pasiekti geresnį rezultatą. Tiesiog, Gustai, Pabandysim šiemet sulaužyti tą mytą. Ne, viskas tvarkoj. Viskas jau sulaužėt ir iš tikrųjų čia yra nuostabs dalykas. Bet tai nėra panacėja. Jo, tai tikrai rasti laiką ir vieto, teisingo tvenkinį. Ir periodą, kada jį panaudoti. Negalima nirti žemyn galvą būtent į šią sistemą. Čia tai nauja, bet visą laiką, kas buvo nauja. Big Byte'ai buvo nauja žodynuose, visi sunyro į tą buvo Spinner Byte'ai, visi sunyro į tą buvo Wobleriai buvo, didelį Woblerį. Bet žemyn galva skradžiai neria į tą reikalą, nes tai yra naujiena, apie tai daug žiniasklaida, daug kalbama ir... Ypač dabar, kai yra viešoji erdvė, tokia išpopuliarėjus kaip ir Facebook'e, YouTube'e, daug informacijos prisižiūri žmonės, jie ir tada įtei, kad kažkaip stebuklai yra. Nebūn stebuklų, iš tikrųjų, bičiuliai, kaip bebuvę, viskas priklauso nuo jūsų įdirbę. Kai jūs sekat žmonės, kurie tikrai praleidžia tons laikant vandens, jums atrodo, kad galbūt viskas paprasčiau, bet nėra paprasta. Mes ir su Gustu padiskutuojam, pasišnekam, ant kiek kartais mums patiems būn padaryto rezultato, bet daugelis nemata tą, kaip sakykime, behind us, kas ten yra. Ten juods darbs, kokie krūviai valandų, kažkokio vieno didelį. Trios pars vaikais gaudė, kad ten to 10 kylė kažkokio ištraukti, bet čia tikrai ne kiekvienam ir praein vis norą, kaip pažvėjoji tuo būdu. Labai daug niuansų, nėra taip, kad mes turim sonarą, lasdą ir mes ją sukiojam ir plaukiam. Yra labai daug niuansų. Kryptis, vėjas. Ne, tikrai ne. Nebus taip, kad... Bet nenukrypkime nuo temos, tai... Manau, Tomui atsakėm, šokam prie sekančio klausimo, kurį uždavė mums Jonas. Ir jis pastebėjo tą stačią gražų daiktą pas tave gale laivų. Tai malonu. Tai menkota talonas. Ir Gustai apie taloną, manau, kad šį kartą šokame iš tikrųjų mūsų video rubriką ir ten, Gustai, tu mums parodyk, kas ten per reikalas. Ačiū Jonai už klausimą apie taloną. Įrenginį, galima, nenoriu girtis, bet atiteko garbė vienam iš pirmųjų Lietuvoje pabandyti šį prietaisą. Tikrai labai nemažai panaudojimo jo galimybių pamačiau, gelbstis mane įvairiausiose situacijose. Kaip ir dabar, sakykime, vėjas mums pučia iš galo, turime gylį 3 metrai po mumis. Aš paspaudęs mygtuko pagalbą nuleidžiu jį, kelios sekundės ir mane užinkaruoja vietoje. Jis turi teleskopinį stiebą, kuris iš 3 dalių iširsta ir įbeda į dugną ir mus laiko. Štai mes susinkaravome, kelios sekundės, minikota mus laikytų prieš vėją. O su talono pagalba galima statyti laivą daugiau mažiau kaip norim. Tai matau didžiulius privalumus varžybose, kada galima laivą statyti kaip nestato kiti. Matau patį didžiausią privalumą, kaip laivą parkuoju ant priekabos, jeigu pučia didelis ir stiprus šoninis vėjas, aš nosį įbedu į priekinį ratuką, išleidžiu taloną, ramiai nueinu iki gervės, prisegu laivą, mygtuko pagalba paspaudžiu taloną ir užsikeliu laivą ant priekabą. Nei sudaužau, nei apibraižau, tai tikrai šis daiktas naudojamas įvairiose sąlygose. Jis nebijo nei akmenų, nei kelmų. Yra daug negilių užtvankų, kur galima su juo inkaruotis, kur nedidelis gilis ir ten akmenynai, kelmynai. Tai tikrai įdomus daiktas ir manau, kad jų daugės
mūsų kraštuose. Pas latvius, kiek teko matyti Latvijos lygą spiningavimo, tai ant nemažai laivų jau stovi šie įrenginiai. Plius išgaunamas tikrai didelis stabilumas. Va, sukioju, jisai toksai jaučiasi kaip tikrai inkaruotas į dugną, nes galime pabandyti jį, va, jisai kyla, jau atsiplėšia nuo dugno ir laivas va taip sibuoja. Nėra ką palyginti, tai negiliuose ežeruose, ant sėkliuose šis daiktas tikrai jums, manau, tarnaus ir prasivers. Tad mes grįžtame, pamatėte mano nusikalbėjimus. Viskas gerai. Geriau bandyti, negu supranti pasiduoti. Jo, papa. Viskas čia gerai. Ką, šokam prie sekančio klausimo. Vėl Dainius klausia, turbūt jau čia į mano daržą. Akmuo krenta. Kada Terova nustos baidyti žuvį, o tai burzgia kaip kaimyno traktorius? Norėsi biškis. Aišku, norėčiau atsakyti kontraklausimų. Iš kur, Dainiau, tavo kaimynas gavo tokį tylų traktorių, žinai? Ne, realiai čia yra iš tikrųjų plati tema ir, manau, pereisim gal, bus dar klausimas apie profilaktiką ir taip toliau. Šiaip iš esmės daiktai, kur krumpliaračiai naudojami, jie dėvisi. Natūraliai. Ko pasiekoja ir atsiranda kaip ir automobilį. Važiuoji, jau girdi, kad guolis pradėjo kauti, nereiškia, kad tu negali važiuoti. Tas pats ir su minkotai. Na, tarnaus tiek, kad ji jau pradeda skleisti garsus. Šiaip iš esmės gal jau požymiai, kad reikėtų atsinaujinti. Ir galbūt truputėlį labai trumpai pridėsiu, jeigu galim. Neužmirškim, kad minkotos, daleiskim, ir tie patys motorgaidai buvo vien pirmųjų sukurti elektrinį variklį. Technologiškai jie jau truputėlį, galbūt ne tai, kad atsiliek, bet, tai yra senesnis kartos dalykai. Ir dažant žmogus dabar jau bando lygiai su Lovransu ar ten Garminu, kurie išėjo ten metai du tik tai. Bet minkotos, tai jie pradininkai visą šitą yra. Tai būkim bėdin, bet teisingi, jie yra tuo laikmečiu, tai buvo kosmos. Tiesiog, kosmos. Minkota nėra tas milžinas, kuris saldžiai miega ant akmens. Turim super duper naujienų, apie jas dar sekantį klausimą atsakysim. Turėsim dar žvėrių. Žinokit, vyručiai. Kabik, davai. Kas tave neramina? Visiškai priešingą pusę. Šiandien irgi gaudėme su bičiuliu ir aš sakiau, kad čia visiškas briedas, nes mini kota. Esu daugiausia su mini kota bėgęs nuo Lydekos 2 km. Tu atsitrauki nuo jos, tu matai ją live sistemoje, jinai vėl ateina į mini kotą ir žiūri, vėl atsitrauki nuo jos, jinai vėl žiūri. Dėl baidimo, čia šamai ateina, starkiai ateina, Lydekos ateina. Man toks, aš klausiau su mūsų Nemus Marinė inžinieriaus Rimo, kuris taiso, žmogus yra beprotiškai pažengęs šitoj srity, kuris taiso, bet ką, manau, gali sutaisyti nuo raketos iki mikrobangų krosnelės. Ir klausiu, sakau, Rimai, kaip čia taip gali būti, kad kažkas yra mini kotoje, kad kažkokį garsą skleidžia, nes jeigu tu praplauki Lydeką su laivu ir tu jo, sakykim, suki lasdą į kairę, į dešinę ir jos nepamatai, su jie praplauki su mini kotą elektrinį inkarą. Ir ta Lydeka eina paskui mini kotą, atsisuka, tu matai live sistemoje, jinai sukasi, jinai žiūri, tu nuo jos bėgi, jinai vėl paskui ir jinai laiko kažkokią atstumą, bet jinai vis žiūri. Sakau, kas Rimai čia gali būti? Jums sako, kad čia nepaaiškinami dalykai. Ar dažnis, ar gamt, vibracijai, daug duotų. Bet man patys labiausiai patinka, daug labai Lydekų pagaunu tų, kurios žiūri būtent į mini kotą ir tu nuo jos atsitrauki, kai kurios seka paskui, bet kai kuriam išeina jos gražiai. Ne, aš tai čia turėjau menį, matai patį styringą, kai jinai sukiojasi, žinai, būna į vieną pusę, tarkim, tyliai, o į kitą, šiek tiek daugiau. Tai aš tik tą norėjau paliesti, kad tas motoras baido, come on, aš pats sėkliuose gaudau, su dvitakčiu, atsimenu, 5 arklių, ras ten praeidavai, kaip tik pribūdino tą žuvį, apie šamus iš vis tylių, ten turbūt apsižiotų tą minkotai galėtų. Ok, nedilginam laiko, einame mes prie sekančio klausimo. Kęstutis klausė, sveiki, ar reikalinga kokią priežiūrą GPS inkarui ir ar reikia laiks nuo laiko jį pertepti, jei taip, kokios priemonės tam naudojamas. Čia jau tavo daržas vienareikšmiškai. Klausimėlis, taip, iš tikrųjų taip, kiekvienas daiktas prižiūrimas chebra tarnauja gerokai ilgiau.
tyliau ir panašiai. Nu, automobilį ir tą plaunamės, užgesų mūsų apšvietimas fone. Ne, velnio, viskas čia gerai. Ir tam padarysim aptarnavimą. Ir taip, žodžiu, gražus. minkota taip, vis dėlto tai yra, įsivaizduokit, jeigu jūs ją pasiguldė, varot su mašina, ten begalė dulkių paskui automobilį kuičiasi, jos natūraliai prilimpa. Jeigu per lietų, na, aišku, mums blogo oro nebūna, varom, kada tai galim į tą žvejybą, prisineša ten gyvo velnių, įsivaizduokim, tai yra kompozito štokas, realiai per įvorę praeinantis, kuris natūraliai brūžinasi. Ir viskas, nu, ateina laikas, kada prikem pasaulyje pridžiauvina, tas vanduo irgi dievė tu padėk ten, kai Kauno Mariuose, tai iš vis gali turbūt, tie minkotą laikysi mėnesį, tai ten tulpiai turbūt jau neištrauksi, ten, žinai. Tai vėl valymas. Valymas nenaudokit jokių kažkokių tai acetonų, tų vadinamų tirpiklių ir panašiai. Užtenka nefrasas, yra toks preparatas, į reklamistai naudoja prieš lipdukus klijuojami, paviršius nuriebalint. Galite paprasčiausiai ant skuduriuko užsipilti to nefrasų, patį iš to, ką minkotos nuvalyti, jis aišku nudžius, jis pabals. Tada vienareikšmiškai rekomenduoju techninių vazelinų, ne silikonų. Silikonas, hebra, komon, į vandenį leidžiam, gerbkim gamtą ir gyvūnus, kuriuos mylim po vandeniu gyvenančius. Tai geriau, kad ratilų nedarytų. Vazelinas jis nereaguoja su vandeniu ir nereikia ten jo mauzot, kai sviesto ant bulkos. Užtenka, šiek tiek perpurškus jo skuduriuku perėjai, jis impregnuojasi, jis blizga. Taip, šią procedūrą galima atlikti kas kelio žūklės ir ten nieko blogo neatsitiks, jūs paprasčiausiai nuvalysi dulkės ir vėl toliau tarnaus tas daiktas. Vėl visi lankstymo mechanizmai kaip terovo yra. Čia jau nereikia tikrai dažnai lysti, bet po sezono atsisukit šonus dviem varžtais, primityvus tas mechanizmas, ten būna jau originaliai to tepalo, nuvalykit, kas ten prilindė, kokio marmalo, paprasčiausia to pačio vazelino, kad nepirk, galite irgi užsipurkšti ant kokio ausų krapštuko ir ten pateplioti, basta. Kitas dalykas, sraigtas. Nu, povelės, kokio tik pasavalda čia barzda, tai kūda, ką mes per metus pamatom po sraigtais, ko tik neprivėlė, jom majotė nuo pentukų, gerai, kad karmuškų nepritraukė. Hebrytė, varom per visur, per žolynus, taip toliau, ten begalį nutrauktų valų, mes net negirdim, nei nejaučiam, kada ta minkota įtraukia. Va čia prasideda bėdos. Būtinai pasitikrinti ir būna dažnai, kad nelaiko vietoje. Tai vien todėl, kad būna prinioja valą ir būtinai reikia disbalansas, taip toliau. Ir blogiausiu atveju, kai paeina po vadinamais salnykais. Tada vanduo į vidų, nu kur elektra ir vanduo, taip pat žinot, kas ten gaunasi, jau nesigauna nieko jau tenai. O tada jau be remonto stipraus neapsieisime. Fiškės, tarkim, visas tinklo, taip toliau, elektros pajungimus nusivalykit. Neleiskit tam cukrui ten augti, oksiduojasi. Tikrai valtį nesvarbu, kur jūs ten kokio oro bežvėsit, vis tiek drėgmė akumuliuojasi. Tuos čia esminiai dalykai. Maitinimas, tarkim, tinklo fiškė irgi lanas, jeigu jungiat į humį, irgi supurškite tą fiškutę, nes ten žaliuot pradeda. Paskui gaisklaidai galite ir jūs nežinot, ką net iki gaisrą galite atsivesti. Ir elektrai pajungt, po velniais nenaudokit paprastų pagiausių sujungimų. Nu, jau aš, tai turim minkotos tikrai, nu, turbūt brutaliausiai, stipriausias fiškes, kurias įmanoma nusipirkti, bet aš čia jų gynai neperšu, bet turėkit omeny, kad bent jau kokybiškesnės pasirinkit, nes matęs tikrai ten plasmasės lydinių įdomių. Come on, kebra. Reikia degint mėsą ant laužo, bet naudojam brangius ekolotus, brangius akumuliatorius, o fiškutėm ten pasiliekam, nebesutaupys. Ličių susidėję, jo papa, o litis kebra dega, nejuokaukit. Apa, ir... Sakau, ką reiškia, kai rima. Patvarkė mesą, dabar vėl elektra yra ir galim toliau tęsti mūsų pokalbėjus. Sekantis klausimas. Vėlius klausimas. Live sonaro valdymas. Rankena ar pedalas? Va, čia hebrytė. Čia mes su Gustu įsiskiriam. Čia du laukai priešingi. Nesimušti, normaliai. Davai, ne, įdomu, iš tikrųjų įdomu. Davai, Gustai, varyk. Už ką tu? Realiai aš bandžiau šiandien tai papasakoti, nepavyko mums nufilmuoti, nes aš per daug įsiplečiau ir tai viskas liko tiesiog mūsų micro SD kortelėje. Tai aš šiaip jeigu nusistatau kryptį, randu kur žuvį, pas mane pultelis kabo ant kaklo ir aš stengiuosi su minikota išlaikyti visą tą kryptį. Paduodu į kairę, paduodu į dešinę. Minikotas gan jautriai pasiduoda tam valdymui ir aš viską išlaikau
Bet kairį pačiam dešinį. live sonarui čia gal daugiau. Taip. Jeigu stovi, sakykime, žuvis, Taip. aš nustatau sonarą, mūsų laivą neša, aš tiesiog biškį minikotą prisuku, mane atsuka. Aha. Bet čia Vėl noriu girtis biškį, reikia gal, kaip daug žvejoti, kad pajausti tą laivo pastatymą, kad aš vienas gaudau, bet man tai labai negalioja, nes vienam žvejoti nelabai pasiseka, nes dažniausiai tenka važiuoti, gaudyti su žmonėmis, bet jeigu vienas važiuoju žvejoti, tai aš stengiuosi nusistatau kryptį, kur žuvis stovi, su minikota biškį pasuku, minikota paspaudęs ir biškį užneša ir atsiranda žuvies. Tai jeigu palyginus kaip su automobiliais, tarkim, mechanika automatas, tai Ne, kaip čia supratau, du skirtingi. mechanika, tai Esmė, čia... kad aš visą laiką bandau kryptį išlaikyti, jeigu vieną žvejoju, su minikota. Aišku, labai norėčiau pabandyti pedalą, su pedalų valdymą, nes teko su Latvijais bendrauti ir kaip jie gaudo, tai jie tokiu pats principu tiesiog tik tai valdo su pedalu. Pačią minkotą, turiu menį. Pačią minikotą. O dabar Ir sukioja. laivo lasda pas tave, kaip mačiau, mechaninė. Mechaninė. Taip. Bet Aš galbūt... vieni mato principą, kad valdyti ją su pedalu, aš nelabai Ne, matau tai tu to su minkota. reikšmingo. Taip, aš su Supratau. minikota ir tiesiog pasitreniravus, manau, tai įmanoma ir nematau tikrai didžiulių problemų. O aš tada jau to pozicijo truputėlį. Su mechanin tikrai jokių problemų nėra. Įgūdusiam žmogui tai visiškai nul sveikų emocijų, kaip Aišku, sakyti. kiekvieną kartą įtakoja mūsų oro sąlygos. Vienareikšmiai. Va čia didžiausias faktorius ir yra. Daleiskim, kaip Gus sako, kad su minkot galim pasivaldyti, bet tai reiškia jūsų vien rank, visada kažkur jūs turėsit graibytis, liets dabar ir įsivaizduokit, jūs norit kažko pasistatyti, šonint sveis, praktiškai, labai sunku yra tai padaryti, išlaikyti jūsų metimo, kad jūs užmetit masalui, matyti trajektoriją, kad jums laivą neužneštų. Taip ir aš to daro, sakykime, vėjas pastato visada prieš vėjį valtį, kaip Gus sako, čia reikia įgūdžių, žinot, kaip pastatyti laivo žovės atžvilgių, bet, sakykime, visada irgi liek po tą pas man žovės, kad turėti metimą. Laivo iš karto prieš bango asmeniškai aš užsuku į kairę, kad man niekad laivs neapsisuktų valą pusėje, kur mano vals užmes yra. Tai aš jį pasuku truputėlį į kairę ir jį, kai jį pradės nešti, jį pasok šonų, aš savo valo leidžiu, bet tuo metu, kad man nereikėtų surank sukiot, galiu ir surank, tikrai čia nėra problemų, bet aš galiu su pedalu ir mano rankos abidvi yra surytę ir aš galiu pravedinėti. Pamiršau paminėti vieną aspektą tokį, kad aš dažnai neįsinkaruoju. Nes jeigu... Aš visai neįsinkaruoju. Taip, tai čia mes, čia profesionaliai. Pagaliau! Ne, bet čia... Man atrodo, Gustai, mes iš karto suprantame, kažkaip mes juokėmės. Jeigu yra užsiinkaravę žmogus, tai jau viskas naujoks. Čia yra tiesiog... Ką aš noriu pasakyti, jeigu tikslus metimas, užtenka vieną Taip, kartą. vieną... Jeigu taip. tas tikslingas metimas, kada supranti tas vienas kartas, būtent live sonaru gaudant, yra neteisingas, gali mėtyti, kol pataikysi, jeigu pataikysi tiksliai ir žuvis nereaguoja, geriau nebegaišt laiko, ieškoti kitos, negu drošt, kad ir kokiai ten didelė bebūtų, bet tu tiesiog, man kartais gaila to savo laiko. Taip, vienareikšmiškai, aš pritariu Gustui, turėjom eksperimento čia Švedijoje su žmonėm ir radom stark ir žmogus optimist, sakykime, štiliuks, pastačiau ant inkarą, ant minkotos, sako, aš išdrošiu. Sako, čia ne jo, tas starks visiškai apie 5 kg žuveliok. Sako, tikrai tu ją net nepajudės iš vietos. Pusę valandos jisai išbandė vis masals, ko jisai net savo ištraukė didžiuos padavė jam į ranką, sako, mes. Jau dabar jau mes, nieks nesuveikia. Va čia ir yra didžioji klaida naujokų, kad jie stengiasi kažkokiu būdu užsisėsti ant žodžiais, nieko panašus. Kaip Gus labai gerai pasakė, čia yra žvejyb vieną metimą. Tu gerai pasistatė metims, jeigu sureagavo žodis, tai praktiškai antrą kartą dažniausiai nieks nebekiom. Viskas. Turėjau vieną draugę, kuris užsimetau, veda, lydeka takuo, timt. Ha, negava per zūdą. Jau žada, kad čia. Žiūrėk, antrų metimą nuimsi, tik užsimet. Ha, taria. Ir, kaip sakyt, reikia tą pajausti. Jo. Kuo daugiau žvejosi, tuo daugiau nuvažiuosi.
Su taikos balandžiu jau galima baigti. Ne, čia tikrai čia, kaip sakyti, ramė, raukia. Einam prie kito klausimo. Kestutis klausė, Minkota Terova 24 voltai, plaukiant prieš bangą ir paspaudus inkarą, nusuka laivą į vieną pusę, į kitą po metrą, mėtų ir panašiai. O čia yra iš tikrųjų dažnas klausimas, man iš tikrųjų klausimas, čia nebūtinai 24 voltų, čia iš esmės visos Minkotos. Ir čia norėčiau peršokti į video rubriką ir jums parodyti, kas ten vyksta ir kaip to dalyko, atsikratyti ir kaip čia išsigydyti dalinai, privesti Minkotą prie laivo, kad jinai atliktų funkcijas tai kaip priklauso. Ir manau, profilaktiškai tai galima padaryti. Be abejo, taip. Tad šokam į video rubriką. Taip, kolegos. Pradedam nuo klausimuką. Kestutis, kad pasakyti teisingai, Zadvidas. Klaus, Minkota Terova 24 voltai su antena, plaukiant prieš bangą ir paspaudus inkarą, nusuka laivą į vieną pusę, plius minus metrą, tada į kitą pusę, plius minus metrą ir tik tada pastato į normalią padėtį. Ar čia normalu? Klaus, jei plauki šonų bangos, tai iš viso nekalbu. Vyteni? Visų pirma, tai reikia suvokti tai, kad fiksuojant spotlock, ta prasme, inkarą, kaip vadina žmogus, vis tiek laivas juda. Kad mes atplaukim ir atrodo, kad sustojom į vietą, toli gražu taip nėra. Jeigu mes užfiksavom GPS-u, kad čia norim stovėti, o laivas dar lėtėja, tai Minkota natūraliai, numačius, kad tarkim mes 10 metrų nuplaukim už taško, jis stabdo laivą, atsisuka priešingai ir tada kažkuriuo šonu, atsižvelgiant aišku į srovę, į bangas, pasisukioja, kol mus gražina būtent į tą tašką, kurį ir uždavim. Tai dėl to būna toksai susimėtymas. Čia yra normalu. Ir čia visų gamintojų reikia pažymėti. Jeigu jau pereidant nuo pačių pradmenų, kas gali dar įtakoti jos disbalansą, tai būtinas dalykas yra kalibracija, kurią norėčiau jums ir parodyti, kaip tai yra daroma, nes turime priekį kaip tik Ulterą, nesvarbu, ar čia būtų Terova, kalibravimo procedūra visiems varikliams tokia pati. Tai leiskit jums pademonstruoti, kaip šiuos veiksmus atlikti teisingai. Visų pirma, reikėtų pradėti nuo to, kad šviežiai sumontavus variklį ar atlikus kažkokio remonto darbus, kada būtent nusiresetina jūsų Minkota, reikėtų ją suporuoti su heading sensorium, kitaip tariant kompasu, kuriuo vadovaujasi pati Minkota. Tai padaryti iš tikrųjų visiškai paprasta. Visų Minkotų vadinamuose galvose yra per mygtukas. Jį reikėtų įspaudus laikyti, kur išgirsit štai tokį signalą. Kita ranka, čia aišku man sunkiau pasiekti, bet reikėtų dasiekti šį mygtuką, kurį kažkodėl dauguma įsivaizduoja, kad čia lemputė, ir jį paspausti. Minkota 3 kart supypsi, viskas, mes esam dabar suporavę kompasą su pačia Minkota. Nes pati Minkota GPS duomenis gaudo štai iš galvos, o kompaso parodymus ima iš šio daviklio. Dabar galima jau tęsti kalibravimo procedūrą. Po sėkmingo kompaso suporavimo pasiimate savo, kaip ir dabar matot rankoje, turiu iPilot Link nuotolinį pultelį. Pagrindinėme meniu nuslinkate apačioj, pasirenkate opcijas, kad įsitikinti, jog tikrai mūsų antena suporuota, galite apačioj paspausti Diagnostics ir jums rašo, kad heading jau laipsniai rodomi. Reiškiasi, antena yra aktyvi ir pilnai duomenys jau perduodami Minkotai. Tad pereikime prie pačios kalibracijos, ką reikėtų padaryti iš pradžių. Spaudžiame Sensor Call. Čia nurodyta Start. Mums reikės realiai padaryti 2 ratus. Apiplaukti su pačia Minkota, su valtimi 2 ratus. 0 simbolizuoja, kad mes dar nepajudėjom. Dabar, jeigu kolega paslinksite kamerą į priekį, šiek tiek pasuku Minkotą ir paleidžiu, kad ir 4 greitį. Čia jau greitis neįtakoja to reikalo. Esmė, kaip patys davikliai dabar priima duomenis iš sistemos, kai mes vykdome praplaukimus. Kaip matote, ekrane nusipiešia toks kaip blynas su mėlynu fonu ir juodai yra užspalvinama pozicija, kuri rodo, kad mes sėkmingai plaukiame ratukus. Praplaukus 1 ratelį užsižiebs vienetas, praplaukus 2 mums bus pranešta ekrane, kad kalibracija yra sėkminga.
ir parodysiu, kaip po to padaryti kompaso adaptaciją, kuri būtinai reikalinga. Tęsim. Na, turime sėkmingą kalibraciją. Tiesiog išjungiame sukimąsi, pasikreipiam minkotą tiesiai, taip lyg planuotume plaukti tiesiai. Palaukite, kol laivas nurims, nes, kaip matot, kol kas šiek tiek judame. Dabar mums rekomenduoja padaryti kompaso adaptaciją. Kas tai yra? Prieky, kaip dabar užmontuotas, yra kompasas. Montuojant vienai par kitaip vis tiek vieną kitą laipsnį pametame, nes turi realiai atitikti lygiai grečiai kylio liniją ši antena. Tai mes nuėję į meniu, ką po kalibracijos jau leidžia, apačioj žemiau matom sensor offset. Paprasčiausiai paspaudžiame set, ko pasekoje parodyta, kiek laipsnių yra paklaida. Viskas, jūsų kalibracija padaryta ir jūs pasiruošę toliau žvejoti laimingai ir sėkmingai. Iš tikrųjų, niekas to nepaklausė oficialiai pas mus po postų, bet tikrai sulaukiu daug klausimų, kodėl su minkotomis būna, kad laivas tasosi į šonus, net ir atrodo stovint ramesnių vėjų ir panašiai. Pati minkota nesupranta pati iš savęs, ant kokio dydžio laivo jinai tupi. Va čia ir prasideda pridavimas pačiai minkotai, ant kokio kalibro laivo jinai yra užmontuota, nes 6 metrų aliuminiam laivui tikrai reikia daugiau sūkių negu, tarkim, 4 metrų PVC valčiai, kurią menkiausias vėjelio gūsis iš tikrųjų pakankamai nuslenka į šoną. Tad leiskite parodyti meniu. Tuo pati sisteminiai nustatymai. Slenkate meniu iki boat scale. Tai yra valties kalibras, kaip čia lietuviškai pavadinti. Standartiškai jis būna nustatytas 0, bet jeigu jūsų laivas yra lengviau pastumiamas ir panašiai, rekomenduoju -1 padaryti. Taip mes minkotą šiek tiek sulėtiname, ko pasekoje, siekiant išlaikyti tiesų stovėjimą, ji tiesiog paduoda mažiau sūkių į propelerį, ko pasekoje mūsų laivo priekis mažiau yra blaškomas į šonus. Jeigu žvejojate ypatingai vėjuotų oro arba visiškai tyliu, ramiu, kaip dabar atrodo, nei bangeliai neraibuliuoja, tikrai drąsiai peršaukite į -2. Tai nebus, kad ta minkota užmigs ir klausys jūsų komandų tik tai po kiek sekundžių. Ne. Ji paprasčiausia švelniau sukinės raigtą, ko pasakoj mažiau pasiduos aplinkos įtakai. Vėjui esant mažiau pagaus gūsis ir mažiau jum, kaip sakyto, laviravimo, tokios slalomo gaus. Kitas iš tikrųjų dar neatmestinas dalykas ir tikrai rekomenduotinas, tai yra autopiloto funkcija. Tai meniu į opciją šį kartą einame, autopiloto režimas. Čia, kaip matote, aš Legacy jūs įstatęs, už tai, kad standartiškai būna ant Advance. Legacy principas yra kur kas ramesnis jo veikimas, ko pasekoja netgi ir uždavus, kaip ir daug kas mėgsta, tą vadinamą dirbtinę šiaurę, kada N būtent nurodom kryptį, kur plaukti, nurodom greitį. Ir ką pastebėjau, dauguma mini, kad prieš vėją, tarkim, einant arba skerstesnė banga pareina, automatiškai pradeda laivas irgi ganėtinai, kuo daugiau sūkių minkota vysto, tuo daugiau pradeda banguoti į šonus. Tai va būtent šis pakeitimas menkas nustatymuose jums nutildys jūsų visą tą blaškymąsi valties ir galėsit toliau mėgautis žvejybą. Tu grįžai. Vėl krante, jo, viskas gerai. Nu ką, šokam prie sekančio klausimo.
Gedvilas klausė, Humminbird Mega Live nustatymai skirtinguose telkiniuose nuo A iki Z, aišku, nuo A iki Z, hebra, mes tiek laiko neturim, bet čia aš manau, kad Gustai šokam į video rubriką, nes tu turi ką papasakot. Ir Gustabos, ir aš truputėlį dar techninis dadėjau. Tai Jūs, bet noriu klausimą. Kiek jūs pagautumėte? Mes negaudėm. Mes filmavomės. Mes su Vyteniu. Koks video. Jie tikrai meluoja, žinokit, žiūrovai mūsų. Aš pusė ežero autočarto supaišiau. Gerai, šokam į video rubriką. Sveiki, Gintarai, atsakysiu jūsų klausimą. Šį kartą irgi esame nepažįstamame vandens telkinyje. Irgi eksperimentuojam su nustatymais. Kiekvienas telkinys palei savo vandens kietumą, galima pasakyti, tamsumą, šviesumą, šiukšlių, kai kur būna daugiau, būna mažiau, tai irgi žaidžiame. Aš daugiausia žaidžiu su kontrastingumu ir jautrumu. Bet Mega Live'as turi pagrindinę funkciją, tai dinaminis kontrastas. Aš visą laiką jį pasirenku aukštą, kad būtų man daugiau šiukšlių, tada geriau rodo masalą ir geriau įskiria žuvį, nes Humminbirdas mėgsta kuo daugiau triukšmo. Tas triukšmas, kuo daugiau to triukšmo yra, tuo geriau mum atvaizduoja masalą ir žuvį. Tad reikia nebijoti daugiau šiukšlių ir kaip mums sekėsi, galite pamatyti dabar. Gerai, bičiuliai. Tada manau, kad papasakos truputėlį jum apie nustatėms, apie Mega Live'ą nustatėms, kokie jie yra ir kas yra svarbiausia tarp jų. Pradėkim nuo tą, kad Mega Live's, kaip mato, turi skirtingus kams. Tai yra nuo 20 iki 60 laipsnių ir juos pasirenkant mums išplatėjai, pavyzdžiui, patsai kams. Aš pastatysiu jums šitaip, gaunasi galo, bet tada gaunas pasvirims. Ir aš jums iš asmeninės patirtis galiu patarti, kad naudokit arba 50 laipsnių kampo, arba naudokit 60. Jisai į galo gal truputėlį mažiau mata, bet jisai labai gerai horizonto išlaika ir kiekvienas pliupsint, sakykime, mūsų paviršiui užmetamą masalą, tuoj greitai pademonstruos, yra labai gerai matoms. Čia yra tikrai tokie trumputį pliukšt, buvo. Tai jūs iš karto nuo pirmų sekundžių, jūs jau matot, kur jūsų masals nukrita, ar jūs teisingai užmetėte, jeigu žuvis nėra, jūs iš karto susisukat ir niekad ten nesiterlinat su visu to reikalu. Tai čia yra toks labai gana svarbus momentas. Dabar pradėkim nuo kietų, kams jau mūsų kaip ir viskas aiškiai yra, meniu sakykime, kraštovais pirmin ir žemyn. Tai pasirenkam pagal tai, kokio funkcijo naudojam, jeigu norim žemyn, kad tiesiog matyt su kampu, tai renkame žemyn, kraštovais tai reiškia periferinis, kaip čia sakykime, matėms yra. Tai čia viskas liuks, spalvos vėlgi pasirenkamos nuo norą. Manat, šita yra viena iš pagrindinių spalvų. Yra, pavyzdžiui, mėlyn. Jinai galbūt man asmeniškai daugiau ką šiukšlių rodo visam pagrind. Tai aš jo rečiau naudoju, bet yra labai nebloga, kur mūsų ta juodoj. Yra, sakykime, juod, va jinai šiukšlės labai gerai išrenka. Kaip matot, visam foniniam, sakykime, tam sluoksniui nėra šiukšlių tokių dar papildomų. Gerai matas termoklins, ką reikia, jeigu didelė žuvis įplauk, viskas labai liuks ir jo viso matom. Šičia yra mūsų atstumai. Yra nuleidimo diapazons ir yra priekinės eigos diapazons. Tai čia vėlgi yra. Iš principo visiems rekomenduočiau, niekur nedėkit automatinių nustatymų, kad jisai pats nešokinėtų, nes jūs įplaukėt į kitus gilius ir, sakykime, tada jums iš karto prasideda visokie niuansai, jūs tai prailgėti, pamažėjo, jums reikia mesti, jūs nebespėjot susiorientuoti, nes metims 30 metrų ir 20 metrų yra labai skirtingas, tai čia tikrai palikėt ant savo nustatymų, tai yra pakankamai svarbus. Kits momentas čia, pagrindinis nustatymai yra, einat į sonarą, Mega Live sonarų parinktis ir, kaip matot, turim jautrumo, kontrasto, dinaminis kontrastas, tai yra trys svarbiausi momentai.
viršui dar yra automatinis jautrums, jūs galite jį pasistatyti ir nieko negalvot, viskas tvarko, jisai nėra bloga, jisai veikia ir visko rodo, bet iš mano vėlgi praktikos, aš kaip sako, atiduodant automatui nureguliuoti visko, jūs tikrai neturėt tokių gerų rezultatų. Jisai viskas gerai yra, jisai ir vienoje, ir kitoje vietoje jums kažko duos, bet tai nėra geriausia tam momentui, kur jūs esate atsidūrę. Tai aš visada sakau, visada irgi statykite ant savo nustatymų. Jautrums, ką mums duoda jautrums? Jeigu vanduo yra iš tikro pakankamai švars ir gers, tai jūs kuo ramiaus galite jautrumo susikelti. Tai jums leis geriau masalo matyti, geriau, sakykime, žuvį identifikuoti. Bet jeigu daug yra užterštumą, jūs jautrumą mažinat. Ir tai labai priklausomai matot, kaip išnyks, sakykime, ir detalums jūsų kietumą, visi parametrai, galbūt taip galim sakyti, žuvis identifikavimams. Tai čia jau reikti atsargiai, aš truputėlį nuėjom, sakykime, apie 13 naudoju, kur leidžiu, sakau, galiu ir 20 užėti. Tada in kontrast. Kontrast, jeigu aš jums padarys viso maksimalų, ir čia, sakykime, šiukšlių yra, jeigu jūs keliat kontrasto, jūs išvalot šiukšlės. Bet vis tiek sąlyginai yra ištrinam ir dalis informacijos su kontrastu. Bet tuo būdu jūs paryškinat savo žuvis, jūs labai gerai išryškinat kažkokius kontūrus su kontrastu. Bet čia nereikia persistengti su kontrastu. Tikrai jisai vaizdas labai gražus yra, bet profesionaliau gaudant, daleiskim, jisai sunaikina dalį vaizdą. Tai kontrasto aš irgi truputėlį pasimažint, viskas tvarkoj, būn, va taip, 5, būn netgi ir mažiau kartais pasistato. Ir tikriausiai vienas svarbiausių dalykų yra dinaminis kontrastas. Tai yra, sakykime, kaip ir mego naudoti ir 455 kHz. Jeigu mes įjungiam, pavyzdžiui, žemo, ir jūs matot, kaip įsijungi su šiukšlių. Jeigu įjungiam subalansuoto, truputėlį apmažiai, aukšts, jisai dar sumažiai. Tai būtent šitie įjungimai, filtrai vadinam, jie padeda mums išsivalyti ekrano, paliekant žuvį, tam tikras objektas, kas mums yra aktualiausia. Bet vėlgi, visiems noriu paaiškinti, kad nėra vieno nustatymų. Jūs turite vis tiek pagal savo tvenkinti kažko darytis. Ir jūs nebijokit būtent per šitos 3 nustatymus kažkaip pasivaikščioti. Tai yra pakankamai lengviau, nėra jokio sudėtinga, todėl kad jums megalaivo jūs įsijungėt, jūs turėt kamput sonarą megalaivą parodėms, tiesiog spaudžiat ir jau viskas jums šičia yra akyse. Jautrums, kontrastingums, dinaminis kontrastas. Ant galą jūs savo jautrumą galit va šičia reguliuoti su rateliu. Net niekur neišeinant, neliečiant kontrastą ar dar ką nors. Tai kaip be buvę, labai lengva visą tai yra pasistatyti ir šitoj vietoj tikrai kuo ramiausiai būkit. Su megalaivu pabandysiu truputėlį praplaukti. Tai su megalaivu, kaip matot, visas darbs su ranken. Aš pakankamai greitai sukioju, man tai nekel jokių rūpesčių, bet galbūt drįščiau teikti, kad megalaivs truputėlį turi tokį polinkį, kad į objektų biškelį užlaikyti ilgiau reikėtų. Nėra tokia labai greitos darba. Nors, kai jūs jau pradedate atskirti objektus iš mažiausios, sakykime, detalės, tai jūs jau drąsiai, aš tai va šitaip ir pas man 4 km per valandą greitis jau plaukiojimą yra ir man bet koks atsiradęs objektas automatiškai fiksuojasi jau galvoj, tai aš iš karto užsistabdo ir tada jau pasireguliuoju, kur man viskas reikalingi yra. Noriu pabrėžti, kad yra toks momentas, kad mūsų šonins downskans duoda truputėlį trūkdžius ir jungsiu parodyti. Kaip matot, juos galim tos dažnius truputėlį pasireguliuoti, kad nebūtų tokia trūkdžia, sakykime, dar nuo dugno viskas priklauso.
Bet aš asmeniškai vėlgi dažnu atveju statos sonarą pingo, išjungiu, sakykime, ir viskas triukšmai pasibaig. Su ta bėd seniau identiškai taip pat turėdavo susidūrę su Lowrance echolotais. Čia nieka nuostabos, vienintelis Garmins, būtent šitoj vietoj, tikrai turi kažkaip programiškai gerai išsivalęs, nežinau kokiu būdu jie tai pasidarė yra, bet pas juos tų trukdžių nėra ir naudojant .D. Galbūt dar turėčiau pasireguliuoti, galbūt sudaro į kitą vietą persidėti laidus. Čia Humminbirds ir man nėra taip jau visiškai viskas atrast. Šitoj temoj tai daug ką da galiu ir pats nuveikti. Tai jeigu bus kažkokių kitokių minčių, kad kitaip reikia prisistatyti, tai būtent ar po šito video parašys, parodys, kaip tai padaryti. Šiuo metu tai būtent, kai jau grinai daro paieško, tai būtent išjungiu sonaro ir kad būtų viskas labai laisvai ir gražiai. Kai matot, lydekėlių, kad ir nedidelis jų yra, ir karšiukai yra, čia greičiausiai viską čia yra, va tuoj paduosim, pabandysim užmest, nors matau į dugno čia eint, tai greičiausiai, kad niekam čia, kaip sakyti, netiks žuvelioks, o čia gal kažkiek ir mūsų jau draugiška kompanionė. Žiūrėsim, jeigu jinai baisi čia nepyks greitai labai, tai tuoj pasižiūrim. Deja, kaip matot, ir pabėga. Greičiausiai ne ką didesnė negu mūsų Muscles, Savage Monster Shots, bet taip jau yra. Ir grįžtam vėl mes į studiją savo. Vėl Gedvilas. O čia šitas atkaklus klausimėlis. Gerai, pilnas kelių Humminbird ekranų Apex ir Solix atskyrimas. Čia dar Evaldas perklausė, kaip žmogus, kaip supratau, turi ir Apexą, ir Solixą ir nori būtent skirtingus vaizdus matyti jame. Ne tai, kad ne tik vaizdus, bet ir atspalvius ir panašiai. Ne tai, kad įsijungi ant laivo, tarkim, savo spalvinimą, o kolega gal nemėgsta tokio ir nori persijungti. Tai čia vėl šokam iš tikrųjų video rubriką, nes turiu jums paruošęs būtent visą vizualizaciją, kaip ten viskas padaroma ir kaip sakant, taiką įvesti ir laiką. Gedvils klaus, pilnas kelių Humminbird ekranų Apex Solix atskyrimas. Ir kaip paprašiau paaiškiai truputėlį, tai parašė, na pavyzdžiui, vienas Apex, kitas Solix, Apex Mega Live rodo ir Solix, norisi, kad galima būtų spalvas skirtingas naudoti. Nustatymus valdyti, globalus nustatymas išjungti, bet vis tiek nerodo spalvų atskirai. Tai čia Vytenis labai aiškiai taip pat ir išdėstęs. Pradedam. Taip, tai čia iš tikrųjų dažnas klausimas, kas statosi daugiau negu vieną echolotą pas save. Solixas, ar du Solixai, ar Apexas su Solixu, ar tiesiog du Apexai. Taip, jie dirba kaip vienas tinklas ir taip jie originaliai pradžioje standartiškai būna sinchronizuoti. Viename pakeitus, tarkim, atspalvį keičiasi ir antrame ekrane. Tas dalykas drąsiai sprendžiamas, nesvarbu, ar tai būtų Mega Live'as, ar tai būtų Side Imagingas, ar 2D, ar Down Imagingas. Kaip matote, aš dabar pas save ekrane kaitalioju spalvas ir gretimame ekrane taipogi matome pokyčių spalvų. Visi šitie dalykai matyti. Kad decentralizuot, kaip čia paprastai taip įsireiškus, tiesiog ekrano viršuje spaudžiame meniu, paslenkame žemyn, kur yra sonaro opcijos. Čia yra global settingsai. Globalas tai įsivaizduokim kaip bendrinimo būtent funkcija. Ja tiesiog perslenkame ant off, aišku, gauname perspėjimą, kad bus desinchronizuoti nustatymai ir viskas. Ir dabar mes, tarkim, pagrindinėme ekrane nusistatom žalią paletę, o kaip kolega parodys gretimame, mes turim tą, kurią būtent kolega norėtų. Galite mėlyną, ką nori, mes matom skirtingas paletės. Ir ši būtent funkcija tuo pačiu principu nustatoma tiek šoniniam skanavime, tiek ir 2D atminkit. Tai, kaip sakant, skirtingus atspalvius galite prisiderinti pagal savo norą,
kuriam kas gražiau atrodo ekrane. Ir vėl mes grįžtam. Studija. Na ką, Ąžuolas klausė iš tikrųjų tokį populiarų klausimą. Kai buvo Švedijoje, ar teko išbandyti Garmin Panoptic sistemą? Na, ar teko? Jeigu taip, kokie įspūdžiai, įžvalgos, kokių pranašumų turi Humminbirdas prieš Garminą ir atvirkščiai? Va, taip pat, ar užtenka, ar pavilktų Humminbird Helix 9G3 Mega Live sistemą? Čia iš karto atsakau, kad drąsiai jis ją pavilktų. G2 jau yra per silpnas iš tikrųjų renginys, G3 jau taip, G4 iš vis puikiai dirba, jeigu apie Helixų seriją kalbant. Ir Evaldai, gal tu čia pakomentuosi apie švedų, paskui dar ir Gustavas. Čia neprika švedai, čia Lietuvoje savaitę 1-2 kartai būn su Garminu moko žmonės, 1-2 kartai būn su Lovransu moko ir lygiai taip pat su Humminbirdu rodo. Technologijos taip. Jeigu jamant Humminbirds koks buvo išėjęs iš pat pradžių, tai tikrai gavo pliauskų ten ryškiai ir nuo Garmino ir nuo Lovranso. Ten ne blynas iškeptas, o ten tešla buvo. Jo, bet jie buvo pirms produkts, tai reikia suprasti, kad tikrai jisai nebuvo tobulas. Po trečią softą, taip pasakysiu, kaip ir savo video sakiau, jisai jau turint žmonėm Humminbird, jau nebėra tiksla per mokėti 5-7 tūkstančių eurų, kad nusipirkti vėl laivą sonaro. Kiekvienas echolotas ir kiekvienas sistem turi savo pliusus ir minusus. Humminbirdas, sakyčia, galbūt didžiausias minus yra, kad jisai negali tiek į tol ir tiek į gilį pasižiūrėti, kaip Lovrans ar, daleiskim, Garmins. Garmins turi savo ruoštų žiaurinė problemų ir aklojo zoną. Ir tikrai jinai yra didelė, aš esu mitrins lydeks pametęs tarp tos aklosios zonos. Tai čia vaja toks minus yra. Lovrans turi, sakykime, minusų tokį, kad jisai nesimata, sakykime, tos pliuchos, kaip mes vadinam, kritimą masalą į vandenį. Aišku, to sonaro gali pasireguliuoti, truputėlį pasikelti, bet sakykime taip. Bet šiuo laikmečiu jau nebėra tokia žvėriška kažkokia kontrasta tarp šitų gamintojų, jeigu jamant live sonaro. Bet mesgi juk neperkam vien laivą sonarą, mes perkam ir šonin, mes perkam 2D, kit žemėlapių kitam reikia, tai reikia vis tiek ir žiūrėti visumo. Ir kad toj visumoje jau yra apsispręsti. Aš manau, kad aplamai nebėra gamintojai tiek pranašesni vieni už kitus, kad galėtum sakyti, va šitas gamintojas yra vės galva aukštesnis už lygos 2 ir ten tik jį perkam. Aš manau, jau čia labai priklauso, ko mes jau naudojam, kas mums aktualiau yra. Jeigu šonins, tai tikrai Humminbird, soriuks, nieks ją neperspjaun dar net su naujausiais tai sonarai savo. Tai žinot, čia labai reikia apsispręsti savo laikmečių. Bet šiaip jau nebėra tokios problemos. Būtent. Kaip tu? Kaip tavo nuomonė? Mano nuomonė tokia, kad kiekvienas turi savų pliusų ir minusų, nes esu bandęs ir turėjęs flagmanų, sakykime, Lorenzo, aukščiausią kategoriją, turiu Humminbirdo aukščiausią kategoriją ir neturėjau, bet su bičiuliu labai daug laiko praleidęs su Panoptic ar Garmino flagmanais ir ta pačia jau aukščiausia panacėja, kuri gali būti, tai manau, kiekvienas turi savo minusų ir pliusų. Sakykime, Panopticsas man labai nepatiko vien, bet čia taip nuoširdžiai galiu pasakyti, būtent taip, kad nepatiko vien todėl, kad žuvies detalizacija yra, tu nesupranti didelė žuvis, bet jinai tokia blanki, kažkokia, tu suki, ir jinai tokia blanki kažkokia, kaip ir kažkoks šnirelis stovi ir tu taip link jos artėjai, po to apsiplauki ir iš kažkurio kampo jinai išraiškėja. Prieš Lorenzą, nežinau, Lorenzą kaip Evaldas sakė, kad tas masalo pliumptelėjimas, taip, kažkiek tai prastesnis jisai yra. Su Humminbirdu, man detalizacija to žuvies, jeigu, sakykime, stovi didelis būrys, kažkiek praščiau jis. Tai kaip ir sakau, visi turi savų pliusų ir minusų. Panopticsas, Lorenzas, čia kaip pasakyti.
Mes oficialiai to nežinome, bet panašu, kad Lorenzas pardavė Garminui Šoninį šoninį jo, vaizdą. taip mes tokių minčių turime, bet O čia... Garminas pardavė, na, bet čia... Gandų Jo. lygmenį. Čia kaip pasakyti, pas mus tenai babučių. Kas būtų, jeigu būtų. Come on. Tai babučių plėtkai. Bet šiaip iš tikrųjų daugelis, kaip seniau, kad būdavo su Hummingbirdu, ten sako, nemata masalą, nu, va, toks guminoks, va, čia 4 gramai, aš mėto, mano klientai mėta, visi 20 metrų užmesto masalo, jie kuo puikiausias matas, žuvų matas. Taip, jeigu jūs norėsite šeriukų gaudyti 20 metrų gilį, tikrai Hummingbirdą, nu, nesiūly čia. Jam sunku bus su tuo susidoroti. Bet kol kas, nes atnaujinimai eina, važiuoja. Šiaip visa nu čia šiaip tiesiog istorija, visa ekolokacija ėjo iš pradžių, kai buvo kūriamas būtent echolotai, ekolokacija, tai buvo kūriami Hummingbirdas ten 188, aš tiksliai modelio bijau sumeluoti, bet buvo kūriamas į priekį. Taip. Ir kažkuriuo gyvenimo laikotarpiu nutarė, kad jie tobulins vaizdą po laivu ir šoninį skanavimą. Ir jie daug prabėgus. Taip, aš atsimenu, bet aš nebeatsimenu modelę šitą, bet labai gerai žinau, jo. Aš manau, programiškai buvo sudėtinga, tai tuo metu padaryti. Bet jau kai ten kažkas matydavosi, taip, aš atsimenu. Prie nendrių kažkas taip ir akloji ten zona. 737 turėjau, atsimenu, būtent su Saidu. Taip, jo. Tai ten tą šoninį nesuprasdavo pradžioje, netgi būdavo vaizdas, žinai, kaip 3-2D būtų vaizdai, tik tai paversti, žinai, vidurinis ir dešinys, žinai, jo, bet nu nieko, visi užaugom kažkada irgi atrodė, kaip ir dabar tas laivas. Bet aš labai norėčiau beprotiškai, kad būtent šitos technologijos sustotų ir kad nebetobulėtų, nes jau taps nebeįdomi žvejyba, jau ėjimas prieš gamtą ir taip toliau. Bet aš manau, kad gamtdžianai susitvarka su tokiais kaip mes, senas laikas užteka salotinę guminuką, dabar nieko panašus nebeliek. Mes to nebandėm. Jie nebandė. Jau pamiršom jie, ne? Bet Elai, manau, kad mes turim suorganizuoti šitą setą, išėmame echolotus ir varom. Ne, tai čia malonums yra, čia pamėti dešars ar ten kažkoks ešė. Bet aš sakau, aš asmeniškai tai tikrai gaudau ir labai daug gaudau be echolotų ir man tai nėra, aš ilsiuosi tiesiog tą žodžią prasme. Bet taip, kaip daug kas sako, daug klausimų turim apie live sistemą, tai kodėl jūs naudojatės, pavyzdžiui, naujausiais telefonais? Kodėl jūs nesinaudojat Nokia? Kodėl su arkliu nejaujat? Kodėl važiuot su, kuo stengiatės visi važiuot su naujasnė mašina? Tai čia lygiai tas pats, mes irgi bandom žingsnis į žingsnį žengti. Ir tuo labiau mes kai gidaujam, iš sporto daug eina. Nu, žmogus negali formulą važiuoti su golfas pirmūkės ir ten bandyti lenktyniauti. Gal ir šitaip gali, bet negali vieną mašiną vesti ir žvyro, ir lenktyniauti. Universalių nebuvo ir nebus. Kaip aš sakau, rinkitės tą, kurio blogybės jų mažiausios. Aš labai gerai yra pasakyti. Gerai, rakinam šitą klausimėlį, tad pereikim prie sekančių klausimų. Kęstutis mums jį užduoda ir klausimas apie... Konkrečiai jis detalizuoja Helix 10 Hz nustatymą ekrane, kokia yra taisyklė, kaip nusistatyti ir kokia esmė. Tai čia apie hercus, tai čia... Kokių istorijų nebus? Istorijų gali būti daug iš tikrųjų istorijų apie hercus, vėlgi. Į fanšlifinius nustatymus, kada hercų diapazoną realiai reguliuojam, gal nerekomenduočiau dar vaikinai lysti iš tikrųjų tą dalyką, nes ten dažniausiai chebra susivelia vaizdavimą ir tikrai jau be reseto neapsieisi. Iš esmės, kad jeigu gerai supratau klausimą šitą Kęstučio, klausė gal 405 kHz, žinai, 800 kHz ir mega. Tai vėl dabar hercus apie pačią esmę. Turim įvairiausių telkinių, čia telkinys telkiniui nelygus, hebra. Tarkim, nuvarom į Kaunomarį, ne? Tas vanduo, ten kokio tik velnio tam vandeninė yra. Taip, ten su mega atrodo kaip ir kažkuriuo sezono metu matai, gerai, viskas tvarkoj, bet daugumoje lakstom su 405, dėl ko?
Žemesnis, mažiau hercų turintis dažnis, jis turi daugiau jėgos, jis prasiskverbia per visus mikroorganizmus taip Ir toliau. ne tik, kad prasiskverbia, jisai nefiksuoja mažųjų detalių, vakamės. Ir iš karto, aišku, mes plotį, vos nedvigubai, į viršų, supranti, ir tam ekrane susispaudžia tas vaizdas ir sako, kaip tai, kad čia kaip mega atrodo. Sakau, tai va taip ir naudojama. Jau su 405 susiradę, tada šokam. Iš tikrųjų, va čia ir yra, daug kas klausia, tai kada tie 800. 800 kHz buvo tada, kol dar megos nebuvo, bet čia mano nuomonė, aš asmeniškai. Aš realiai šaukinėjau arba 455, arba mega. Aš galiu netgi pridėti, Lowrance dabar išleido, sakykime, Sunaro, jisai net 800 nebeturi įdėjęs į savo. Todėl, kad mega jau padeng, kas jam reikalinga, yra 455. Norėčiau užplaukti ant didelio gylio ir pasižiūrėti, kokia situacija tada vyksta. Ne, su 455. Ne, su 4 taip. Ne, tai ir su mega. Apie Lowrance. Ai, nes... Ir mega, sakykime. Ne, tai mes išnekam, kad mega jinai egzistuoja tik tam tikrom sąlygom. Taip. O visa kita, visi gamintojai jau padarė. Jis irgi nužengė tuo keliu. Taip, būtent. Ant seklumų. O jeigu giliau... Ne, tai 455 paliko. Taip, bet jie nebepaliko 800. Jo, tam vidutiniam, bet reiškia, matai, kad mega susitvarkios. Arba jau jungi 455. Bet čia vėl irgi... Jo, čia bet vis tiek gamintojų, čia gamintojų. Čia kaip Latvijoje, Rygoje, į Daugavą, nuleikim ir iš karto gylis, 14 metrų, srovė baisuliniai vanduo, mutnas. Ir mega net žiūrai galvoju, kad čia dabar, ar jis čia gerai, tos gertus rodo, su mega tu matai crystal clear. Netgi vandens stulpo jautrumą į pliusą, netgi pasidarai, kad ten vos nesaulažuvių kaklus į tuos matytas, suprantate, plaukiančių. Turiu vieną draugą, tokį Giedrių Dambravolską. Taip, jo. Giedriau. Narda. Kietas bičas, lenda iki pats smegenų, jis ir man pasako, kad aš čia lindau, nusisačiau ten, taip, aš galvoju, Giedriau, gal tu man nepasakok, nes man resetint reiks, aš pasirima ir gal geriau tenais neliks. Viskas čia gerai. Bet ten išgauna tokius vaizdus, kad... Taip, bet va čia ir yra tas profesionalums. Giedris tikrai vienas iš tų kiečiausių, sakykime, kietesnių Hummingbirdą vartotojų, kuris įsigilinęs ten iki begalybės. Per 2D vaizdą pelekai matosi galvytę. Ir čia vėl, Kebra, kaip ir sakiau pradžioj, jeigu manot, kad tai yra aktualu, komentą po apačią, tai aktualu. Ir galim nusiųsti pastavą. Jo, tai toliau. Visi mes žmonės, visi komunikuojam, kiek galim, tačiau ta problema sprendžiama tikrai. Ok, šokam prie sekančio klausimo. Andrius, čia jis daug klausimų mums uždavė, tad stengsimės kažkaip sukomplektuoti. Pelaginiais žuvies medžioklė, live sistemomis, kokie niuansai iš praktinės pusės. Čia, aš manau, Gustai, šoksim į video vėl rubriką, nes manau, kad tu ten jau esi susišėlęs. Oi, tikrai taip. Ką įsivaizduoju, kad teisingai sakau. Ir jokio skirtumo tada. Ir ką, su Gustau. Sveikas, Andriau. Pelaginė žuklė turi nemažai niuansų. Pirma, reikia rasti žuvį, kurią mes norime sumedžioti. Žuvis irgi, jinai būna kyla, leidžiasi, bet aš ieškau stovinčio žuvies, kuri pikta, kuri ruošiasi, kaip aš galvoju, atakuoti mūsų masalą. Tad reikia priplaukti prie jos, aš laikau atstumą, sakykime, nuo lydekos, 20 metrų, 18-20 metrų stengiuosi, nes turiu tokį įsitikinimą, kad lydeka nelabai prisileidžia mūsų arčiau, tad stengiuosi masalą padavinėti iš toliau. Mus daug ir įtakoja oro sąlygos, tad aš naudojusi minikotos priekinių variklių ir priplaukinėju tyliai ir ramiai su juo prie mums potencialios žuvies. Kaip ir minėjau, apie atstumą, tai reikia duoti kuo didesnį atstumą mano galvai, kad jeigu lydeka mūsų masalas seks, kad jai būtų laiko pagalvoti ir laiko prisitaikyti, nes lydeka dažnai seka. Tai jeigu mes atsistosime 10 metrų nuo žuvies, tai tiesiog gali būti lydeka pamatys masalą ir mums jau nebeliks kur atstumo, mes tiesiog ištrauksime jau iš vandens. Masalus naudoju man vieni šiemet iš labiausia pasiteisinusių, tai Monster Shadai, jie yra ilgi ir gan siauras darbas ir
jie negriūna ant šono. Tai kada reikia šiek tiek masalą greičiau padavinėti žuviai, jie negriūna ant šono ir jie tikrai man žiauriai gerai pasiteisinę ir aš sakyčiau, jie mano numeris 1. Tai tiek. Svarbiausia daug plaukti ir rasti tą teisingą stovinčią žuvį. Sugrįžom. Daug iš čia priklausęs apie pačią Minkotą, 12 voltų 2436. Vėl čia begalį iš tikrųjų diskusijos nesinori tiek laiko atkasti. Iš tikrųjų viską lemia laivo dydis ir kokiam sąlygom tu tą Minkotą galvoji naudoti. Pavyzdžiui, lėkiant į srovę kažkur su mažu laiveliu, 12 voltų viskas tvarkoj, bet šiemet galiu pasakyti pats, kadangi dirbu Nemuse ir matau, koks rautas juda, kokio voltažo variklių, galiu pasakyti, kad 24 voltai vis dėlto lipa ir čia Evaldas turbūt Aš iš praktikos galiu 12, tik mašinoje turbūt likė. Ne, esmė yra, kad 34, aš manau, kad jau 36, atsiprašau, turi turėti Titaniką ir gaudyti ten laiveliniam sąlygom. Ne, bet aš ir turiu ant galą, sakykime, 36, tikrai tie 36 argi padėt. Kas pasidarė? Pas mes daug kur nebegalime įplaukti. Tai mes pasistatė galingesnį varikėlį. Mes galim po parkus plaukyti. Mes jau benzininę nebenaudojam. Mes 24 voltai ar 36. Mes plaukiojam po visus parkus. Mums energijos labai ilgam užtenka. Todėl, kad varikėlis nedirb maksimaliom apsukom. O tai reiškia, jisai dirb trečdaliu, galbūt pusę. Jisai labai mažos sąnaudos. Aš, pavyzdžiui, žvejodams kokiuose plateliuose, aš nežinau. Jeigu 36, tai aš apie 30% 100 ampervalandžių akumuliatoriai išnaudoju pelaginiai žvejybai, apie 12 valandų žvejybos, tai jūs įsivaizduokit. Čia didžiulis plius yra, 12 voltų labai sudėvėti, todėl kad ant vėja jas turi labai maksimaliai dirbti, ant srovės maksimaliai, užinkaravot ant srovės, jisai laika ant srovės, bet kai jūs tik tai norit pajudėti tarp taško ant srovės, jums yra labai sudėtingi, jūs turite kur benzininį varikelį, su 24 ir 36 jums tą nereikia daryti, jūs einat kur norit, kaip norit ir laivą dydis praktiškai neįtakoj tam dalykui. Gal tonos sverti jūs pylėsi tenai. Aš sakau, tema tokia plati, bet manau atsakym kažkiek. Gerai, šaukam prie jau sekančio iš tikrųjų aktualaus klausimų. Po garantinių echolotų remontas Lietuvoje, su kuriais brandais nekils problemų dėl remonto, apie Humminbirdą tikrai galiu pasakyti, Chebra, tikrai esam Nemusas, esam šių reikalų tikrai streinas lenkiantys, turim rimą ir šėlstam abu, kiek galim. Ir net ne po garantinę, jisai jums gali... Ir garantinį, ir po garantinį. Čia po 5, po 10 metų sutvarkios, va čia yra vienas. Ir aptarnavimą techninį, kas, kaip sakant, neturit laiko ir panašiai, kviečiu į svečius, visus priimu, durnų klausimų nebūna ir gedimus šalinant maksimum greitai. Mintis tokia, mano ir buvo idėja. Jo, kad pavyzdžiui po savaitę, neduok dievę, kažkas atsitiko, tai kad jau ant sekančių vėl Chebra išleiktumėtų savo įrangą į vandenis. Nežinau, ar galima tai minėti, bet jeigu žmogui, mūsų Rimui skambina žmogus ir sako Independence dujų terminalą suprogramuotai, vadinasi, kad jau čia yra aukštas pilotažas. Taip, kad žodžiu, tikrai... Jeigu kitus gamintojus pasakyti, galbūt aš iš savo praktikos, Lovrans argi tikrai turi gero garantijo, tik tai jisai neturi meistrų Lietuvoje. Tai reiškia, yra jūsų produkcijončiams kažkur, grįžtat atgal, tai užiam laiką. Čia jau neišvengsit. Garmina problema yra, kad visi, kas nori, gali prekiauti. Tai reiškia, jums su garantinės ir po garantinės aptarnavimas yra labai striuk. Kaip ko bežiūrėtumėt, aš turim, bičiulis turi problemų vienu tokiu, su Sonaru užklausio, kas jau čia tokie labiausiai Lietuvoje prekiauja Garminas ir ne vienas iki šiol atsakymą nepateikė. Tai va čia labai gerai ir parodo, kad su Garminu, sako, kai yra prekyba per skirtingus rankas, yra truputėlį nukenčia visi garantiniai dalykai. Be abejo, taip. Jo, čia. Taip, kad žodžiu, norit numeris 1 aptarnavimo. Ok, šokam Chebra prie sekančio klausimo, irgi aktualaus, Lipo 4 ar Lion akumuliatoriai kateriuose, kokie skirtumai rekomendacijos. Tai
Manau, ličiau jonų jau tu, Evaldai. Gerai, aš labai Pramušęs. greitai, kad Davai. nieko nebūtų. Tarkim. Labai paprasta. Švininė, gelinė, šarminė, ten visi tie akumuliatoriai, sakykime, sveria 130 kg. Jeigu jūs jamat lipo 4, svers apie 15 kg, jeigu lyčia jonų, svers apie 6-7 kg. Čia pirmiausia svorio kategorijai. Savaiminis susidegims lipo 4 yra aukštesnis beveik dvigubai negu lyčia jonų. Tai, sakykime, kažkokia neaiški situacija tai lipo truputėlį yra saugesnis negu lyčia jonų. Visa kita, jie yra praktiškai identiški visam tam reikalui. Lipo, atsakau, galbūt dėl saugumo truputėlį yra geresnis. Vis laikioms ciklai šiuolaikinė yra praktiškai identiški, geros kompanijos kaip Samsungai, ten Teslos ar panašus gamintojai, Panasonic, yra apie 5000, čia pats brangiausias, 5000 ciklų 100%. Tai įsivaizduokit, čia yra kosmos. Per mažai gyventi. Jo, per mažai gyventi, bet žinokit, realiai, tai visi geri gamintojai, tokie kaip Olandų Energy Research, Rebecel, kurį aš pats naudoju. Rebecelis starterinį turi. Jo starterin, tai čia 80 Pro, tai kosmos. Tiesiog kosmos, aš atsidžiaugti negaliu iki šiol. Lipo 4 beje. Jis kraunams yra nuo benzininė variklė, Lipo 4, žiemo galit iki -10, parašyti -20, vienam puslapį -10, dar nesu pasiaiškinęs, tai įsivaizduokit, galit kurti, krauti nuo variklę prie -10, kad ir -10. Ir nebijot plaukėt ir tuo pačiu jūs susimaitinote echoloto, kurie naudoja live sonarus. Ir lygintuvas yra srovės būtent tam reikalui, yra Rebecel pagamintas, kuris tą švarų 12 V. Taip, ir pas man jisai įdėts yra, jisai nieka ten nekainuoja, ten apie 40 berods, gal aš nežinau. Tas lygintuvas, jo, bet jisai labai kokybiškai padaryts, iki 9 yra iki 3,9 ampervalandžių. Jo, tai galingesniam echolotam 9, mažesniam 3 ir tą pasakojus kuo ramiaus galite išnaudoti maksimaliai. Apie būtent minkotom, tarkim, naudojamus akumuliatorius, iš tikrųjų norėčiau netgi paprašyti, Kebra, jau atsargiai rinkitės, kas tuos aftermarketinius reikalus, nes daug tų, pavadinkim taip, garažinių papuola, vieni geresnius, kiti blogesnius padaro, bet kadangi dirbu pats realiai kartu su Rimu prie garantinių prieimimų visų reikalų, Kebra, turim tikrai ne vieną, ir ne 2, ir ne 3 tikrai brangius tokius unitus kaip Apexą ir panašiai, kurie iškepia vienas po kito dėl akumuliatorių kaltės. Tad čia jau pagalvokit vis dėlto, ar pirkdami už tiek tūkstančių tokią jautrią įrangą, ar tiesiog pataupysit tuos kelius šimtus ant maitinimo ir rizikos. Aš manau, loteriją geriau žaisti loterijos punkte, bet ne savo elektronikoje. Gerai. Šokam tada prie sekančio klausimo ir Artūras klausia apie Apex 13, bazinius nustatymus, funkcijas, kas praktiškiau ir panašiai. Čia, manau, pats save traukiu vėl į video rubriką ir ten parodysiu, kas, kaip ir kodėl. Tai ką, pereikim gal iš karto prie to pirmo klausimo, kaip pasidaryti bazinius nustatymus, ką ir daugeliu klientų ir žmonių pasakoju. Štai matom pirmą ekraną, pirmą vaizdą, kurį realiai visi matote užsikrovę pirmas iki savo echolotus. Čia kaip tik turiu minėtą Apex 13. Tai standartinis išdėstymas būna toksai. Tai pradžioj, ką rekomenduoju, dabar kaip matot yra gylio linijos, kurios dalinai kaip grotelės užstoja jų matomumą. Šalia yra RTS vadinamas langas, kuris gyvų sonarų rodmenis rodo. Šie dalykai iš esmės atkanda dalį ekrano, kurią galima drąsiai panaudoti iš tikrųjų plačiau, visą ką matyti net ir 4 būtent rodmenų tokiam kaip išdėstyme. Tai nesvarbu, ar jūs kažkurią langų poziciją pasirenkate, aš kaip dabar pasirinkau 2D, einame į sonarų nustatymus apačioje, sonar optionsai, čia pasirenkam preferencijas ir RTS window. Jį tiesiog išjungiame. Kaip matote, ekrano centimetras kone prasiplėtė į šoną už tai, kad nėra gyvo parodymo, kuris mums atkasdavo. Dabar gylių linijos. Taipogi tas dalykas, kuris erzina iš tikrųjų daugelio akį ir prie, kaip dabar saulė šviečiant, kartais sunkoka būna įmatyti.
Yra gilio linijos, paprasčiausia varnelę nuimam, prašau, mums atsilaisvino 2D. Tai vad jums labai aiškus dabar skirtumas kaip down imagingas ir 2D, čia su gilio linijomis, čia be. Čia mes aiškiausiai matysim net ir taškelį, čia gal apie tą liniją tiesiog ir pražiopsosime jį. Lygiai tą patį reikėtų padaryti ir aktyvavus down imagingo langą. Vėl einame į Sonar Optionsus, einame į Overlaysus ir nusiimame gilio linijas. Štai mes turime 2 švarius ekranus, kuriuose galima pasikeitus spalvinę paletę adaptuotis pilnumoj taip, kaip patinka. Sekantis iš tikrųjų patarimas, kur Evaldai ir tu tikrai antrini šių reikalų, tai būtent teisingas, bent mūsų atžvilgių, teisingas rodmenų įsidėstymas ekrane. Kaip pasidaryti tą tokį norimą būtent vaizdą, tai rekomenduojame daryti taip. Einame į Views. Čia galima rinktis, aišku, iš esamų presetų, bet paprasčiausiai, kad greičiau būtų, darome sukurti naują vaizdinį. Čia pasirenkame 3 būtent elementų tokį presetą. Viršuje vienareikšmiškai rekomenduojame pasidaryti šoninį skenavimą. Čia apačioje jau tie langai kiekvieno pagal skonį. Šiaip aš dažniausiai 2D ir navigaciją naudoju. Paspaudžiame Save. Jis iš karto yra išsaugojamas būtent sąraše. Ko pasiekoje mes ant jojo paspaudę, iš karto ekrane matom pilnu pločiu šoninį spindulį, matome žemėlapius ir 2D. Taip yra daug lengviau identifikuoti žuvį, ją surasti ir panašiai, nes navigacijai tikrai užtenka šio ketvirtadalio ekrano, 2D tikrai parodys, kas po valtimi dedasi, o jau čia visa, kaip sakant, žvalgybinė informacija aiškiai atsispindi. Aišku, naudojant Apex ar Solix, tikrai paprasta funkcija, kaip įsididinti, tarkim, kažkokią žuvį, jeigu ir pamatyt, ką užtenka 2 pirštus palaikyti ekrane, jūs iš karto jį pasidarote full screeną, tai per visą ekraną, tai daug lengviau pamatyti. Taipogi galite pirštus linkti tiesiog ir pamatyti istoriją, kurią gal tą žuvį praplaukit, kol jūs laivą apsisukot, kol ką, identifikuoti norimą tašką. Ir dabar, tarkim, mes va čia matom kažką įdomaus, kas mums rūpėtų, mes galim paprasčiausiai laikydami pirštą čia užsidėti waypointą. Viskas. Šis taškas dabar nesvarbu, kiek mes būtumėm be nuplaukę, jį mums visą laiką rodys navigacijoje kaip waypointą, kur mums reikėtų sugrįžti. Grįžkim prie sekančio iš tikrųjų įdomaus klausimo. Kai išpopuliarėjo live sonarai, megalaivus pradėjo statyti žmonės, vėlgi atsiranda aktualus klausimas, kaip pasidaryti optimalų megalaiv ir navigacijos išdėstymą ekrane. Tad grįžtame į pagrindinį meniu, einame vėl į Views. Aišku, galime rinkti iš esamų, bet jeigu visą laiką greitesnį būdą bandau rodyti, tai pasirenkame vėlgi langų išdėstymą. Šiuo atveju mums domina 1 ir 2 langas. Standartiškai būna 50 ant 50, tai yra per pusę skelta. Dabar pasirenkame, kad kairysis būtų lango srautas 30% užimtų, ta prasme, ekrano, dešinysis 70. Čia mes norėtume matyti navigaciją, o čia, tarkim, mes norėtume matyti megalaivą. Tiesiog spaudžiame Save. Jis iš karto iššoka mum lauke kaip išsaugotas ir prašau. Šiek tiek detą įjungiau, čia aišku 2D ir megalaivas, bet tada galima sugrįžti į mūsų Viewsų nustatymus, niekas nedingia. Štai mums reikalingas langas, kada mes matome būtent šone navigaciją, o čia megalaivą. Tai yra pats optimaliausias iš tikrųjų dalykas, kada plaukdamas tu realiai identifikuoji dugno visus parodymus ir su megalaivu iš tikrųjų tuos šlaitus ar kalnelius ar ką, ko labai patogiai gali išieškoti. Pereinant prie panaudojimo su minkota klausimo, tai iš tikrųjų netgi, kam nepapuolė, pamirštamas ir distancinis pultelis namuose ir panašiai, jums žauklė nuo to nesusigadina, už tai, kad prijungus tinklo kabelių prie echoloto visą laiką gauname valdymo galimybę.
pačią minkotę mes galim tiek į šonų sukioti, tiek ją užstatyti inkarą, taip toliau. Žvejojant iš tokių praktiškesnių būdų, kai norisi šiek tiek perbėgti į šoną, bet tuo pačiu neatsitraukti nuo žuvies gaudymo ir paieškos, aš dabar čia nustatęs esu tuos vadinamus castingo žiedus, tai kiekvienas šitas ratelis atitinka 10 metrų spindulį. Ir aš, tarkim, noriu per metimą, tai yra per 30 metrų, tiesiog, kad mane užinkaruotų čia. Aš palaikau pirštą įspaudęs, ekrane daugiau kaip kelias sekundės, atsiranda iš karto meniu ir aš galiu tiesiogiai minkotai užduoti, kad jie atplauktų į čia ir mus užinkaruotų už 30 metrų, ko pasiekoji galima jau atlikti su laivu, beplaukiant dar pasukiojimo reikalus ir galų gale tikslingai užmesti masalą. Ši lango pozicija, kaip matote, aš paspaudžiau smeigtuką už tai, kad jeigu jis standartiškai būna nepaspaustas, minkotos valdymo sekcija, kaip matote, automatiškai pasikavojo. Kas norite kiekvieną kartą nespaudinėti, tiesiog, liaudiškai tariant, smeigtuku prisismeikite, visas ekranas dar pasisiaurina ir mes turime pilną valdymą čia, kas yra patogu plaukiant ir panašiai, visi mygtukai yra labai komfortabiliai pasiekiami ir funkcijos esminės yra visos jūsų ekrane. Jūs tiek propelerio greitį mato, tiek ką išdarinėja jūsų minkota variklis. Na, kaip matote, mūsų atplukdė, sulėtėjo ir kažkas jau laukia. Ir... Opa! Na, va, mes ir vėl kartu. O, gerai. Genadijus klausė, minkota pultelio meniu, funkcionalumas, statant katerį ant inkaro ir panašiai, tampo į šonus. Čia vėl sugrupuojam turbūt jau atsakymą su kalibravimu, kurį jau matėte video rubrikoje. Visi šitie reikalai padaromi pulteliu ir, kaip matėte, vizualiniai medžiagoje labai lengvai ir paprastai ir greitai. Iš tikrųjų, net kavos nespėjom išgerti, kol jau būna visi veiksmai atlikti. Šokam prie sekančio ir pelaginiai žuvis ypatumai, kai nesimaitina, kur ieškoti. Nu, kai nesimaitina, tai gal ir neieškok jo. Yra smagiau pavalgyti. Jeigu jie nesimaitin, ir šiandien, tikriausiai tas, kur aštuonkį vedžioja, nufilmavo, ne? Taip. Jo, tai argi nesimaitin, jinai sekioja operatorius šaunuolis ten už kadrą. Bet čia nufilmavo. Jo, nufilmavo. Pabrėšiu, čia ne moteris ant liepo aštunkę lydeka prie valties. Jo. Išlis, žiūrėk, stebė. Va, žiūrėk. Kai maskiai. Kad, jos dažans ir nustem, visi sako, tai gal žuvies nėra tam tvenkinį ir kai pamata su laisvu naru, kiek tų sekančių lydekų yra, tai jiem ten šoks būna. Mažykės ar ten didesnis, nesvarbu, bet tie sekimai ir nesimaitinėms yra labai normalus dalykas. Dienos nepasirinks. Ne. Toks pastebėjimas, plauki pilna tų nedidelių simbolių ir nedidelių lydekų iki 4 kg ir gali nuvažiuoti po kelių dienų ir tų nebedidelių nebėra. O vien plauki. Tai yra gamta, kebra. Mamulės. Ką ir laukiam. Ir vien mamulės. Ko mes laukiam. Tad čia gamta, čia prieš ją nepaisi. Taip. Gerai, šokam prie sekančio klausimo. Edvinas klausė, kaip dažnai dar naudojate side imaging funkciją echolote, ar beliko dar prasmė L-inkarą pamačius lydeką ar starkį naudoti ir panašiai. Tai čia, manau, kaip ir atsakymas aiškus, saidą aš asmeniškai naudoju ir naudosiu, nes čia ir būtent ir yra žvalgybinis įrankis, tarkim, kur dugno perkritimus, kur žolynus, taip toliau, surasti vietas, kur potencialiai yra ta lydeka, tai saidas man vienas iš esminių paieškos elementų. Tada jau galima sukti ratus, tada galima su laivu jau skenuoti ir taip toliau. Bet neužmiršk, Vytenio, kad su laivu dar ne visur ir gali. Taip, tai dabar, kai aš
aš mėgstu seklumose, Jo. ką tu te veiksi tam metre? No. Japšik, Ne. Čia esmė ir yra, kad tikrai šonins matėms buvo, yra ir tikrai bus. Jisai leidžiam susipažinti su vandens telkinė, dugna, reljefu, kietumu, galbūt jūs ešer žvejosit, galbūt to patys starkį kažkokį mažiuko. Juk nebūtinai dabar kankintis su tuo laivu ir ten galvoti, kad jau čia kažkokį panašiai. Ne, daugel žvejybų jos taip ir palieka. Ateis rudens, ateis žiem, kažkokia šerinė siduot su jais. Nu, su tuo laivu tikrai nėra taip. Bet čia, jeigu grįžtant prie esmės apie tavo L-inkarą, tai jis ir štai ir sako, žinai, kad laivų gaudant kiti iš vis net nenaudoja elektrinių su benzu, žinai, lekia ir... Oi, ne, tai bent, vat, galėčiau net taip pasakyti, kad pataupyti benziną valandžikės, nes benziną ir tepalą keičiam. Aš dabar tai praktiškai tikrai dažniausiai, va, kaip minkot, jeigu oro sąlygos leidž, plaukiai suminkot, visur raižo, nes kam esmė yra, kai jūs turite minkoto ant priekio, sakykime, elektrinį variklį, jums lengviau yra laivo pasukti. Kai jūs sukat su benzininiu gale varikliu, jums daro didžiulį lanko ir jums į žuvį nusisukti labai sudėtingi yra. Bet kai jūs turite minkoto ant priekio, bet koks jūsų posaks, iš karto laivo pasok, jums tas valdyms, sakykime, reagavims į žuvės nusisukimo, ar kažkaip pamatyt priekį iš karto užsukti, jums nėra jokios problemos ir minkot tikrai yra labai daug naudojam, inkars, aišku, naudoja, kai tu jau stovi ir... Nu, bet tu, Kebra, dabar, va, tarkim, prie liepto prileikėjim, norisi papietauti, tai toliau su visą tą įrangą, žinai, prie to liepto paliktą laivą, nu kažkaip irgi, nu, aš vadovausiu tą taisyklę, kol bus ką paimt, atsiras ir kam paimt. Tai vėl, su distanciniu pulteliu nusilydėjai tą laivą, ko su benzinu beje nepadarysi, nusilydėjai tuos 20 metrų nuo liepto, lapt knopkę ir viskas. Ir jis paprasčiausiai gaiciuckis laukia tavęs. Bet šiaip naudojam. Jo, naudojamas ir čia tikrai... Ir ateityje aš dar daugiau. Pavyzdžiui, Latvius, kaip minėjai, apie laivų sonarą, iš karto galiu papasakoti, kaip geri žvejai bičiuliai Latvijų žvejoj. Jie ant priekinės platformos yra pasidėję minkotos pedalo, kito pedalo pasidėję su valdymu live sonarą, sakykime, jie rankos visiškai laisvos yra, jie sėdži, jie per tuos du pedalus ant kėdės atsisėdės, valda viso laivo ir vaiką žuvį. Prisivėja kažkur metims ir... Ne veltui Dievas sukūrė dvi kojas. Jo. Ir tikrai jas reikia išnaudoti, neduoti džiūti jom tenai kišenėse, žinai, ir tiek. Toliau. Okay, gerai, žengiam toliau. Laimonas klausė, sveiki, konkrečiai Solix G3, nu tai Solix G3 tai tolygų ir Apexui beje, ir G2 ir panašiai. Nustatymai tiek live, tiek šoninio, skirtingose telkiniuose, koreguoti nustatymus, taip toliau, kaip starkį lydeką įsiriškinti ir panašiai. Čia vėlgi praeitoj, va būtent, kur jau žiūrėjot video rubriko, iš tikrųjų, kur apžvelgiam prie Apexo, galima sakyti, čia praktiškai dengia šitą klausimų atsakymą, ta prasme, šitam klausimui. Nustatymai vėl spalviniai gama taip toliau, telkinys telkiniui nelygus, su laivu vėlgi jautrumas, kontrastas. Aš truputėlį ten padariau video padariau. Tai va, čia operatorius duos Dievs įdės to viso gabaliuko. Aš manau, kad kombo susidarys iš karto. Jo, ten būtent apie laivą nustatėms ir kodėl kokius reikia nustatyti ir kokius filtrus naudoti, tai tikrai bus šitoj vietoj. Ir aš truputėlį irgi apie šoninę, sakykime, kontrastingumo, kaip naudoti jautrumo prie megos ir 455 kHz. Tai iš principą suvoksit, bet kaip ten sako, nu tikrai, kolegos, negalvokit, kad čia taip lengva pasakyti, va tos etapo, taip nuspaudyti ir viskas. Nebūna. Ten giliai keičiasi ir nesvarbu, kokį jūs brendo naudosit. Visiškai nesvarbu. Važiuoji į seklamo, jums šlaits bus vienoj pusėje, giliai kitoj. Viskas jūs totaliai kitaip turite. Turite skirtingai užplaukinėti. Tai čia, nėra tokių dalykų. Bet tokių bendrinių mes tikrai pasistengėm su Vyteniu papasakoti ir tikiuosi. Bandysim visą hebridį tikrai ateičiai atsakyti. Dar bičiuliai truputėlį norės parodyti šoninę matymą, sakykime, nustatymų, todėl kad ne vienam taipogi tai yra pakankamai aktualu. Ir buvo klausimas, ar eina suderinti megalaivo su šoniniu ir kiek šonins yra tam reikalingas. Turiu gero bičiulį, kuris tikrai ieška pirmiausia žuvį su šonin, jisai gauda su lovrancu, bet aš kaip sakau, čia jokio skirtumo nėra. Tai man akim, čia labai priklauso, kaip žmogus yra įpratęs darbuotis būtent echolotės. Su šoniniu jūs kuo ramiausiai tikrai galite rasti didelį žuvį, galbūt jo netgi pažymėti ar kažkokį akvatoriją pažymėti ir su megalaivu po tą jau aktualesnis akvatorijais žiūrėti. Jeigu matot,
Jau matas, pavyzdžiui, lydek buvo šitoj vietoj, čia dar didesnį egzempliorių yra, čia yra karšiukų būris. Dabar truputėlį dar pastatysiu jum, kaip visą tai nureguliuoti. Yra jautrums, yra kontrast, tai yra du pagrindiniai dalykai, kas mums aktualiausia yra. Kai mes sukeliam kontrasto, sakykime, pakankamai aukšto, jūs kaip matot, mums užjuoduoja ir paliek labai daug nematomų zonų. Tai dažnu atveju aš visiems patariu truputėlį pamažinkit kontrasto, jisai gali toks ir beveik per švies būti, sakykime, galbūt, kaip priklausom, čia mes ant tokia dumbliuką stovėm, bet visi kieti objektai, kaip balti tokie yra, jie yra labai gerai išsiryškę ir daleiskim, tas jūsų jautrums, jūs galite ir pasikelti, ir pasimažyti, netgi visai numažinu, paimkim ir balto žuvis būrelis, balti visi kleckiukai, realiai tai yra mūsų kažkokie žuveliokai, didesni žuveliokai. Tai kaip jau minėjau, mūsų kontrastą laviravimu mes galim pasiekti labai daug. Ir tai leidžia mums, kaip sako, išryškėti pačią žuvį. Aš jums dabar pastatysiu, čia su mega buvom. Ir dažant ir būnt, kad, saka, meg mums nerodo tol, čia 36 metrai pastatyti, tuoj sekundėlį mes nuleiskim į tokį 26 metars, kadangi gilis yra apie 13 metrų. Ir vėl iš naujo pastatykim, jautrumo galim pastatyti, bet kaip matot, kai kontrastas didelis yra, toks per aštri viskas yra. O kai mes numažinam, viskas išbaltuoja, taip galbūt čia kažkam pasirodės, kad čia labai blogai, labai negerai, matot, visur termoklin stovi, dėl to, kad mega jinai surenk vis mažiausias detalės ir jas pateik mum ekran. Čia megos dėl to tas privalums toks didžiulis ir yra. Mes paėmam 455 kHz pasistatom galbūt atstumą daugiau, kad būtų įdomiau. Ir einam vėlgi į savo nustatymus. Aišku, mums tokia jautrumą nereikia, vienareikšmiškai. Ir būtent su 455 kHz mes jau galim kontrastą truputėlį atvirkštiniai būsenai pasidaryti. Mes jį galim truputėlį pasikelti. Jisai mums truputėlį užtamsios patį ekraną ir tuoj pamatysim, kas čia mums bus. Ir pabandysim prasiplaukti, kur yra kažkokia žuvelioka daugiau. Neužmirškit, 32 metrai perstatyti viskas yra. Bet aš jau matau, pavyzdžiui, čia yra žuvelioks, stovi baltuoj. Pabandysim tuoj tiesiai užplaukti, kad būtų kokybiškiau, gal išlios koks ir nekaltybė, kaip sakyti, lydekėlą ar panašiai. Bet, kaip matot, tada susivienodin labai gražiai vis perimetras matomumą, tai jau nebeliek mum jokių. Lydek, sakykime, labai gražiai šone, aš tuo jo padidėsiu jum, bičiulė. Ir kaip iš šono užkabint, sakykime, 32 metrai, kuo ramiaus visko mes matom. Ir tai yra didžiulis plius, žvejojant, ieškant. Būtent tą pasiekoju jūs ėjot, kažkur susiradot ant mega laivo, kaip matot, irgi plauk, žuvelioks kažkur. Ir iš karto mes galim prisitaikyti prie visą tą reikalą, apžiūrėti ir matyti, kas daras mūsų ekranį. Ir jeigu mes matom didelį žuvį, kažkur šon, mes jau su megalaivu galim pasistumti, nes megalaivo, aišku, galim statytis ir labai didelis atstumas, bet didelį atstumą turi minuso, kad vis mastelis išmažėja. Ir jūsų, kad kažkokia vidutinė žuvis, jinai lygiai taip pat sumažėja. Tai reikia tai įsivertinti. Ir geriau mastelį megalaivą, sakykime, pasilikti tokį truputėlį 20-25 metrai, sakykime, nustatymas. Ir jau su šoniniu galbūt taip abstrakčiai apsilėkti, 455 kHz, kad mums galim būtų kažką geriau pamatyti. Ir kaip dar kartą paminėjau, dar kartą pasikartos, vis pagrindiniai yra jautrums ir kontrastas. Mega laivui naudojam, tada ir jungsiu 455, tai kontrasto mes galim truputėlį daugiau sukelti ir jautrumo sumažinti, nes, kaip matot, jautrumo keliant su 455, jisai labai stipriai reaguoja ir reaguoja išryškėdams, o būtent megai
perstatysim, atsiprašom, omegai atvirkščiai. Kai jūs nuimat dalį kontrastą, vis tik kontrasto jamų, jautrumą nieko nedaro. Ir mums viskas išviesiai, viskas pradeda matytis daug toliau ir daug aiškiau. Galbūt jūs žuvies nematysite taip ryškiai ir gerais kontūrais, bet mums yra svarbiausia, kad būtų tolimesnis matomums. Ir čia 32 metrai, pastatykim truputėlį vėl mažiau. Ir viskas iš karto, baltuoj nėra tos vadinamos tokia peršvietimą pirminiai zonoj, čia pačioj pradžioj ir paskui, kai galia jūs ten viskas užjuoduoj. Tai yra kontrastą pasiekme. Kai matot būrelį žuvų, čia yra šešėlis ir iš karto galim pabandyti sukontrastuoti. Ir kai matot, kaip šešėlis, kontrasto didesnį dedam dar jautrumą, sakykime, viskas kaip ir ryškiai, bet gal iš karto tamsiai ir šešėlė jau vieta irgi jau pakankamai užtamsėjęs yra. Tai žodžiu, bičiulė, nėra tokia viena, kaip sako, nustatymą, bet šiais dviem jūs galite labai stipriai laviruoti ir aš net nebejoju, kad tai pagelbės jūsų žvejybai ir žuvis paieškoji. Svarbiausia, neperšvieskite pačią dugną, nes dugną peršvietims, tas vadinams, kai jūs labai sukeliate jautrumo, nebeleidžia jums žuvis gerai atpažinti ir pati struktūra jau yra sulieta į tokį vieno didelį šviečiant bliūdo. Tai žodžiu, naudokitės būtent kontrastą ir jautrumą pamažinimu geriau dažnu atveju ir tikrai gausit geras pasiekėms ir žuvis matymą. Sekantis dar Laimono klausimas, gal yra numatytas softo atnaujinimas, jei taip, ko tikėtis ir panašiai. Taip, chebra verda tą softą ir tikrai dirba. Taip, buvau ir pats asmeniškai lankiausi Minkotos gamykloje ir neužilgo išvyksiu į Humminbirdo realiai gamyklą. Ar dar nepagerūnas būsit? Ne, paprasčiausia noriu pasakyti, kad bendraujam tiesiai su programuotojais ir jau išgirdu. Jeigu pastebėjus atnaujinimą atsirado metrik nustatymai, nereikia kiekvieną kartą vėl iš futų į metrus peršaukti, Celcijų ten nustatyti panašiai, jie girdi ir jie daro. Dabar jų resursai mesti iš tikrųjų dideli, šiuo momentu netgi jau testuoju iš tikrųjų Megalaivo jau beta versiją, dar bus neužilgo naujas softas, jau pagerintas masalo matomumas, švarėja ekranas, filtrai tam vadinamam rekošetiniui dažniui, kur būdavo tokie kaip spinduliai, žinai, pareidinėje. Taipogi veikia, tad chebra viskas vyksta tiek echolotams, tiek Megalaivui, tiek ir pačiai Minkotai yra kepami švieži softai. Berods, kiek girdėjau, 120 žmonių dirba vien ant Megalaivo. Patikėk, jie ten... Čia nėra daugeliu. Labai turėjau įdomų pokalbį su Diper įkūrėjų, vienu iš įkūrėjų ir jisai kaip pasakė, kiek Diperė, sakykime, DD sonarui puslapių ten reikia vien parašyti. Ten jau kosmos buvo, tai tokiom programom sukurti čia yra milžiniškas darbas, beprotiškas darbas. Tai va būtent. Tai žodžiu, reguliariai tikrai duosim ir bus to softo atnaujinimo. Ok, šaukam prie sekančio. Darius klausė, kada kitą metą planuojate atsivežti naujosius Minkota Terova Ultera variklius, kokie bus pagrindiniai skirtumai nuo dabartinių. Čia drūtas klausimas iš tikrųjų. Taip, juos jau teko ir gyvai matyti, gyvai išbandyti. Chebra, čia bus bomba. Jeigu iki šiol stipru buvo Minkota, tai nuo kitų metų pavasarių, kai mes juos gausim, taip, tie nauji varikliai bus nauja žodžio stipro, kaip sakau, pozicija, nes jie yra bomba. Jie yra stambesni, apgalvoja, tikrai inžinieriai nemiegojo visus tuos metus, nes paskutiniai atnaujinimai 2016-2017 metais buvo daryti Minkota. Bet jie pasirodo nemiegojo, jie nemiegojo, jie perdarė šaftus, jie naudoja anglį, jie padarė stambesnius būtent šaftus, jie jau šiek tiek kvadratiniai. Patys kelmai vadinami montavimo vėl išspręsta. Ulterų, tarkim, stresinės vietos, kaip lankstydamas įsibelsdavo aliuminį ir taip toliau. Chebra, kai aš pamačiau senosios Ulteros ir naujosios tą kelmą, tai jau rimta.
Nu, beveik dvigubai plačiau, storiau, drūčiau, varikliai centre daryti, kad ir varžos taškai apskaičiuoti, kad kuo ilgiau tarnautų. Aišku, brašlėsai, jau be šepetėliniai varikliai. Prie stipresnių modelių jau 2 sraigtai, jėginis arba žolinis, ko jums reikia. Čia jau pliusas. Vėlgi 24-36 voltai jokio skirtumo. Akumą paprasčiausiai perjungiai, pats variklis supranta. 12-kiniai beje kategorija 12 voltų turiuomenį nepamiršta. 12-kai taipogi atnaujinti, su tinklo kabeliu vėl įspręsta. Beje, neliks su naujom minkotom tokio kaip po nepajėgiančios jungtis su humiu. Visos jungsis. Nuo Power Drive'ų iki... Jo, nes jau reikalauja. Tai ta naujoji Quest serija, tiek saltvatariniai, tiek ne, jinai bus drūta. Taip, jie tylūs kaip velniai, išspręsta daug tų garso reikalų, kai nusileidinėdavo, taip toliau. Ulterovą pakeliant, tarkim, paspaudus pedalą, jinai iš karto pati atsistatinėja akimirksniu į gulėjimo poziciją, kad nereikėtų, žinai, ten, kai dar mikserį veikiant, žinai, atsukinėti laidą, ji pati visą tai daro. Pulteliai, come on, aš iš karto paėmiau tą pultelį, sakau, tai, bet jebra, ten žvėris yra, sakau, nuluptreik tą lipduką, nes ten, kaip būna nupaišyta, žinai, kaip būdavo, pasirodo, ten ne lipdukas, jis taip rodo, gryna saulė šviečia su polarizuotais akiniais, matyti, ir baterijos beje vidų dėsis nereikės, pameta, ir jos tarnaus tik kokį mėnesį, 2, gal ir 3, žodžiu. Kaip vienas bičiulis turi mažą laivą ir didelį laivą. Ant vieno laivo yra Power Drive'as, ir kito yra Garmino Force. Ir sako, blemba, esu tuo Power Drive'u plaukiau gal 10 metų, vienas ten iš pirmųjų. Ir jis laiko taškė viskas idealiai, nusipirkau Force, jis ten sukioja, ten kažką tai softas pučiau, dar kažką ir sako, aš sėdžiu, rūkau ir suprantu vieną dalyką. Negalima pirkti tų dalykų, kurie yra nauji. Sako, minikotą jau kūrėma 30 metų. Ir sako, reikia pasitikėti tuo gamintojui, kurie iš seno tos tradicijos ateina ir tos... Aš kaip sakyt, blogų dalykų nenoriu, pasakoju už tai ir nepasakoti, bet apie gaminimą variklis, tai jau aš negalėjau tai nepasakoti, nes... Ne, bet čia normalu yra, kaip ir sako, su Live Sonaru nėra taip lengviau padaryti tobulo produkto nuo pirmos minutės. Čia turi tobulinti. Mokesčių. Tai pasirodo pasimokė iš nemažai. Aišku, come on, aš esu toks savikritiškas visą laiką, tiek su gumiu, tiek su minkota visą laiką sakydavau, kad yra ir tų negatyvių pusių. Taip, jie sunkesni, taip plokštės didesnės, taip jie sprendimus padarė, bet nesakau, kol dar jų, žinai, nepaglamžysim porą metų mūsų, kol jie nepabuvę Kauno Mariuose, nesakau, žinai, nepriaugę. Tai va, tai žodžio 24 metų pavasarį. Come on, Hebra, ruoškitės. Turėtumėm jau gauti pirmuosius. Tad čia gražia gaida, manau, ir grįšime po pertraukėlės. Ne, kokios pertraukėlės? Dar. Ne. Ai, čia. Švenčiam Gustavus. Gustav, grįžo! Na ką, paskutinis Hebra klausimas realiai. Jau čia griežtai matau, kad man... Norėčiau sužinoti, kuo skiriasi, čia greičiausiai apie Solixus klausimas, 1, 2 ir 3 generacijos, paaiškinimai, vizualizacijos, taip toliau. Čia jau tikrai reikėtų atskiro podcast'o tam dalykui. Esu realiai savo Facebook profilį įdėjęs iš tikrųjų prieš berods 4 ar 3 metus esu palyginimą, tai būtent 1 ir 2 generacijos Solixų. Pakeitimai buvo tikrai stiprus, tiek viduj motininiai plokštė, tiek ir pačiuose sonaruose. Nepamirškim, kad kaip ir automobiliai, taip ir echolotai, jie tobulėja su laiku, vėlgi iš Megos jau pasidarė Mega Plus. 2D sonaras iš paprasto pasidarė laukų 2D, tai sonaras, jeigu paprastai šnekant, pradėjau daugiau klausyti atspindžių negu spjaudytų pingų vadinamų, ko pasiekoje švaresnius turim atspindžius, mes aiškiau matom, atsirado cooleris, kuris girdisi, dabar Apexą, tarkim, muzikurį visi sako, kas čia užė, žinai. Ten aušintuvai, jie Hebra aušina už tai, kad jeigu už konzolių pastatom, taip ten karšta ir taip toliau, elektronikoje visur, viskas įšyla, taip ir reikia aušinti, nes, va, taip ir sakau, mokosi iš savo klaidų,
buvo perkaitinimo problema, jie likvidavom, radiatorių išnešė, tai toliau net pirštą užkišus, jaučiasi, žinai, kad ten kaista. Užė, taip toliau. Softas vėl tobulėjo stipriai, paėmus tuos pirmos generacijos Olexą dabar su pačiu pirmuoju softu ir dabartinį G3, nu, man šakelė ten skiriasi, greičiai, viskas. Buvo seniau vienas blogiausių galbūt dalykų, kad procesorius netemdavo ypač su žemėlapis. Su žemėlapiais, jo. Ir daug kas beje su žemėlapiais, matai, daug laiko iš tikrųjų užtrukau aiškinamas, kodėl. Galėtume ir užsiminti, nes esminis dalykas yra. Tarkim, jums kaip pavyzdys, kitų gamintojų žemėlapiai yra principe kaip nuotrauka, ant kurios yra visa kas, nu, jie kaip nuotrauką skaitų. Dėl to jie visi tokie greitai atrodo vaikščiantys. Humio, realiai, autočartas visas yra sudarytas, kiekviena izolinija yra pilna koordinačių. Ir už tai perėjo į tą, sako, kodėl pradėjau kvadratuoti. Už tai, kad Humis rinkosi jau alternatyvą, tai pavyzdžiui, nueina į ežero kraštą, žinai, ir sako, man nerodo. Paprasčiausiai bakstelkite ten pirštu, kad kursorių užvesti. Taip jisai supranta, kad tu žiūri į tą poziciją ir kai susivirškina į autočartą, jis lap, užkrauna tą kvadratą, žinai, tu jau matai realiai batimetriją, gali pasižiūrėti. Tai va dėl ko, jam kiekvienas tas mūsų paslinkinėjimas, didžiulis kiekis informacijos, už tai ir minkotos laksto pagal kiekvieną liniją, taip toliau, jis pilnai pastoviai pasiruošęs jau pilną maistelį, kaip sakant, kad žūklė būtų. Tai va, tie seniai būdavo, būtent ir strikdavo, dabar, sakykime, Apexus naudoju, bičiuliai turi naujuosius Argis Olexus, tai realiai strigimą nei vieną nėra buvę. Gal kam nors yra buvę, jeigu kas turi, tikrai pakomentuokit, bet tikrai yra didžiulis šuolis tarp tą. Žinok, ir multichartingas atsiradęs, kas tas ir gal kitiem naujas žodis, tai realiai, tarkim, Navionicsų kortą mes grūdam ir autočartą tuo pačiu. Ir Navionicsas veikia kaip bazinis žemėlapis beje, kuris jau ir relief shadingai visi, kaip ir kitų gamintojų echolotuose, jau ir Humiuose tikrai pilnai veikia. Lietuvos dar žemyninė dalis nėra stipriai su tais naujausiais sluoksniais apimta, bet priekrantė visa, Latvija, Lenkija ir taip toliau. Švedai, viskas jau už tai jūs galite ir ortofoto matyti taip toliau. Ir tuo pačiu ant viršaus dar kaip tai jau, kaip sakant, kriaušę vos ne ant torto užsidėti realiai mūsų autočartų batimetriją. Tai tada gaunasi bazę, matai tokią grubę ir nu, vyšnė nebūnė. Ir supranti, tada gaunasi va tas tobulas, žinai, vaizdas, kada tu pilnai tą batimetriją, kad ir autočartas lėčiau realiai užsikraudinėja, bet tu, kai jis užsikrauna, nu, tai tiesiog bomba gaunasi. Tai va. Tai tiek būtų tų atsakymų į klausimus, iš tikrųjų noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie žiūrėjot mus, kurie iškentėjot visą tą laiką. Greičiausiai skirsim galbūt į 2 dalis, nes aš manau. Tikrai su video visom medžiagom yra apie 2 valandas laiką, tai tikrai ne kiekvienam žmogui ištemti. Tai manom, kad skirsim į 2 dalis ir būtinai bičiuliai visi komentuokit po kiekvienu tuo įdėtų podcastu. Klauskit, jeigu dar kažkokį kyla klausimų. Jeigu kažką nesuprato, pabandysim prakomentuoti. Vytenis tikrai yra tas žmogus, kuris labai gerai visko supranta. Mes su Gustu iš praktinės pusės galim daugiau padiskutuoti. Vytenis teorija. O Vytenis teorija, jisai daugiamets Hummingbirdas, sakykime, veids. Kaifuoju Hebra savo darbą. Jo, ir vis tiek tas žinojimas yra labai svarbu. Kits momentas yra Rims, kuris argi velniškai, nu ne velniškai, jis visko žino. Gal atsiras proga, kada jį pasodinti. Bandysim kada. Tai žodžiu, būtinai klauskit, būtinai rašykit, džiaugsimės kiekvienu klausimu, kiekvienu pastebėjimu, ko norėtumėt galbūt ateityje. Nes šito naujo temą užkūrė, tikrai mums patiems įdomu, nėra lengva padaryti su filmavimus, pirmiausia. Yra tokie sprendimai priimam, galbūt mes juos įgyvendinsim ateityje, jeigu jūs norėsit, kad dar kartą atsirastumėm eterį. Tai žodžiu, ačiū. Ačiū Tekrai, nuširdžiai ačiū. Ačiū žiūrovam ir laukiam dabar jau jūsų nuomonės. Tikiuosi neatsibodame. Iki greito, draugai. Iki.